Sveiki, mėlyje žiūrovai. Šiandien sveikinamės iš Krante LT Vilniaus parduotuvės, iš mūsų laikinosios studijos. Grįžom vėl po metų pertraukos ir pasikūrėme Contribui platformoje. Tai galite tenais, čia remti, gal nepasakysiu, kad remti, labiau padengti filmavimo kaštus, nes įrangos reikia, ne visą turim, dalį nuomojamės, tai šit tiesiog, kaip sakyt, idėjai palaikyti, tai mielai kviečiame į Contribui. O šiandieną sveikiname su Širvės komanda Lauru ir Aru. Sveiki. 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 Kaip sakyt, po didžiulių prizų šiais metais, 3 vieta pasaulio čempionato asmeniniai įskaitoj. Kokios jausmai, kai turbūt nelabai tikėjo atvažiuodami į pradžių, kad įmanoma tai pasiekti. Tikėjau. Buvom nusiteikę, ta prasme, bet kokią kainą padaryti maksą pasiekti. Kaip pats pasiruošimas, įtaka pasiruošimo jaučiasi, kad nuvažiuoji pasiruošęs, biškai visai kitaip? Tai taip, nes, ta prasme, atvažiavom, jau žinojom, ką daryti, nes tą savaitę, ką treniravomės, tai buvo labai daug, pažiūrėjom ir kitas komandas, matėm ukrainiečius. Ir... Čia buvo tuo pačiu metu, kad ir jūs ir kitos rinktinės, ne, treniravosi? Jo, buvo daug, ta prasme, suvažiavę ir ukrainiečiai ten ir pačias varžybas prancūzų matėm, kaip ten patys prancūzai dirba. Tai ten tikrai daug tos informacijos pasirinkom, aišku, daug to ir nepanaudojam galbūt, mums bent jau mūsų sektoriui nereikėjo to tokio pasiruošimo, kokį mes pasirašėm, bet vis tiek, ta prasme, viskas gerai. Bet jūs žvejojat jūsų A-zona buvo, ne? Jo, jūsų zona žvejojat, buvo darėt treniruotę? Jo, šalia, treniruotė buvo per pusę kilometro nuo mūsų vietos žvejimas, tai jo, tuo maštabu tai ten visai netoli. O pas prancūzų čempas, jisai, čia buvo rugsėjais, ne, pradžia? Kai buvo, jūs yra rugpjūčio. Mūsų treniruotės paskutinę dieną, man atrodo, nebuvo. Jo. Tai prancūzų čempas toksai biškai kitoks nei mūsų, negaunasi, kad jie... Jie ten vienam gale ežero, man atrodo, ar ne B ar C zonai kažkokioje, varžybos pačios vyko jų, tai ten kitam gale A zonai, ta prasme, nevyko jokių varžybų, jokių ten niekas, ta prasme, tai nežinau, ten gal paskui mes kaip žvejojom dėl to biškį ir įtakojo visą tą žuvies kiekį A zonai, ta prasme, buvo mažiau nei vienam gale. O pas telkinys jisai yra kažkuom, ta prasme, ypatingas, kad ten naktinė žvejyba neleidžiama, ar, kai 2016 metais, kai Lietuva tapo antrą paėmė nesidabrą, tai tenais buvo, kad ten kažkurioje zonoje negalima naktį žvejoti, ten, ta prasme, tokie... Būtent mūsų sektorių, mes kur žvejojom, tai mes kaip ten buvo suskirstai pazonės dar, tai mūsų pazonai buvo negalima naktinė žvejyba, toj vietoj, tai galbūt irgi tas toks biški davė. Bet mums kaip ir naktį, tai kaip ir gerai, mes naktį kaip atgaudėm visus ir... Gerbėjo naktis. Jo, nebuvo taip, kad, ta prasme, kaip atėjo vakaras, taip nukirto. Ne, tai mes kaip tik ateina vakaras, mes pradedam gaudyti. Jūsų sektorius buvo kraštinis. Mūsų vidury mes sektorių turėjom, bet mes turėjom tokį kaip ir, atrodo, kai atvažiavom pradžiui, atrodo kaip ir išskirtinis toks ant iškišulio, bet ten tas iškišulys toks gavosi kalnas, sėklius, ten mes to gylio neturėjom, šone buvo didelis gylis, bet ten šviną įmetė ir švinas nurieda, net toks statumo krantas buvo, žinai, rieda į akmenis įlenda ir viskas, nieko nebeištraukė, ta prasme, nei markerių, ten buvo reikalų. Tai, bet, aš kaip laivą žiūrėjau, ta prasme, jūsų, tai iš dešinės pusės ten toli matėsi, kad yra ne kaimynai? Ne, nebuvo, jau tas lysų kartvelako, buvo iš dešinės rinktinė, tik tais tie, kad jie gavos kaip šiek tiek pilve, mes kaip ir iškišulyje, bet jie turėjo gylio geresnio, ta prasme, tai iš pradžių mes labai jau buvom kaip ir nusivylę, kaip rasimarkeravom, kad... Pas juos geriau, ne, tarsi? Gylio neturim, nes pas mus gavos ten vidury, kur mes žvejojom, ten gavosi kalnas, pas juos gilėja ir ten gilėja, ten stačiai gilėja, neįmanoma žvejoti, nesakau, damet iki ribų
ribos ir viskas švinas, o taip eina į apačią ir į akmenis. O čia buvo... Per toks gilį maždaug Įsivaizdavimo, tai ten į kairę pusę, jeigu meti, tai ten 15 ir daugiau, man atrodo. Iš mūsų buvo 7 gal maksimalus gylis. Jo, pas mumis buvo sektoriai, kur žvėjom. 15 metrų eina, tai va, ten kokie 5 metrai atstumų, tai jau kokį perkritimas minimum 5 metrai per 5 metrus. Nu, ta prasme, 5 laipsnių kampas, ta prasme, dugnas. O pas gruzinus jau gilėjo, bet ten apie 10 metrų turėjo jie. Tai realiai galima sakyti, kad gruzinai biškai geriau buvo, bet jie buvo pilve. Jie pilve buvo, jiems atstumų biškai reikėjo biškai. Apie 20 kokį? Nu, 20, bet paskui kaip jau vanduo, sako tas tvenkinys, kuo toliau, tuo daugiau, nes mūsų, kadangi mažesnis gilis buvo, mūsų krantas tolėjo, ta prasme... Visus gigavosi, kad kaip atsimenu filmavo, šitas meškerės ir tipo kibimus. Vum, iš... Trečią parą, ten jau gerai reikėtų. Jo, ten jau... Tai vien kranto linija pabėgo nuo mūsų stovų, buvo grinai ties vandenio pastatyta apie 3 metrus, vien vanduo jau pabėgo. Jeigu nedaugiau dar. Kur stovai stovėjo, tai dar ten ta išoninė linija, tai dar toliau. Tai... Čia jūsų zona daugiausiai vanduo, pasirimka gal, nedaugiausiai. Visur plius minus, nes pagal to statumą kranto, jeigu jisai stačiai gilėja mažiau, tada pabėga, o pas mumis, kai gilio iš vis nebuvo, tai būtent už tai daugiausiai ir pabėga. Realiai pats vanduo krenta į dieną kokį 20 cm, tai kuo mažesnis nuolydis kranto, tai tuo... Tai žuvų maišų, to stavelį 3 kartus perstatinėjom, tai jau... Žiūri, kad nebesiekia vandens normaliai, tai tada toliau nešinšime. O kibimai, jūs žinojat maždaug laikus, kada ateina ta žuvis, ta prasme? Jau 3 parą, tai jau žinojom, tai jau visą laiką. Ir antrą jau maždaug jautėm jau, kad naktinį kibimą pažiūrėjom, kad tuo pačiu laiku plius minus pakibo, tai kažkaip tai ir... Jaučiasi tas dalykas, kad reikia... Padedi žvėjot su vienu, kaip sakyti, vieną taktiką. Ir toks, žinai, kaip būna tas vidury varžymų, toks biškai lagas ir tada kažką reikia daryti. Padeda skodinti iš niekur. Esmė buvo tame, kad mes visą laiką vis gerinom realiai savo rezultatus, tai mumis, kaip ir nebuvo tokia, nes pati pirmą parą, nei vieno, nebuvom išsitraukę, tik tais vakarė, naktį, tik pirmą žuvis pagavom, o dieną tik tais vieną skodą turėjom. Tai kai naktį jau 3 pagavom, jau kažkoks progresas, dieną atsikėlus dar pagavom iki pietonio, man atrodo, tai jau kažkaip atrodo, jau važiuoji į viršų negu... Kliuvinių buvo pas jūs? Tai ten kliuviniai, ten akmenis. Ten yra akmenis, ta prasme, būna, kad ištraukinėjai meškerę, ta prasme, pavadėlis būna nupjautas, ta prasme. Tu net kibimo nematai nieko, nes ten iki tiek įsiklinė švinas, viskas įsiklinė, ta prasme, tas karpis nusiplėšia tą pavadėlį, net jis net tu nematai kibimo jokio, visiškai. Tiesiog švinas klinės stovi. Laikai, išverti tos akmenis matomai ten, žinai, išsitrauki tą šviną, žinai, tas švinas visas čia, jeigu įsivaizduot, po paruožių įvas jau švinė nebelieka nei vieno dažo jokio iš vis. Skylutės visos užploktos ten inlainai, tie visi, tai ten nebeslankė, net tie švinai, ten žodžiu. Ten kitokie visiškai žvejyba. Turite sakymą savo, kodėl ėjo visą laiką gerin kibimai? Žuvis į pašarą reagavo stipriai? Šėrėm daug iš tikrųjų. Taip, žiūrint, tai mes daug. Pradžia tai baisu, jeigu iš karto persiškartų. Ne, ten nebaisu, mes treniruotę, kai darėme, ten iš tikrųjų buvo toks tikslas, ten turi šerti, matėm, kaip prancūzai gaudo, matėm, kaip ukrainiečiai, ta prasme, spombų nepaleidžia ten iš rankų. Turi laiko laisvą ir šerti, turi laisvą laiką ir šerti ten. Prancūzų kažkuris jūsų, man reikia, konkurentai A sektoriuje buvo kitoj pusėje, ne? Tai šitie buvo, irgi, ta filmuota medžiaga, tai jų logistika tenais, ten lyšną žingsnį nepadarys jie tenais. Spūdas ranka pasiekiamas ir... Tai pas juos buvo statesnis krantas, jie tas platformas susistatė, visko, žinai, jam nebereikia, o mes palapinę pasistatėm, mes paskutinę dieną ten iki palapinės, iki meškerių buvo reikalų nubėgti, nežinai, iš palapinės, nes palapinę toliausiai paliko, ten, ta prasme, koks 20 metrų jau turbūt, jeigu nedaugiau net, iki meškerių kočių.
Ir gruzinai kelinti liko, kaimynai. Ten jiems sunkiai kažkaip, ne? Sunku pasakyti dabar, nelabai. Tai jie zona vis tiek į 10, tai įlipo, man atrodo, nes jie gaudė vis tiek. Jie gaudė, iš tikrųjų, jie dienos metu jie labai kažkaip, ta prasme, būdavo, kad taip geriau sugaudome. Antrą parą ypač kažkaip tai dieną mes jau net vienu tarpu pralašinėjom jiems, man atrodo, ir paskui jau naktį jau susitvarkė. Mums pirmą dieną tokį biškį, tokia panika buvo, nes tai ten kas ukrainiečiai, tai serbai, ta prasme, ten 7 žuvis iš eilės pagaunam, mes nei vienos nepagaunam toks. Ir atrodo geroj vietai stovim, tikrai, ta prasme, mes pirmi pasitinkam tą žuvį, realiai. Dar viskas buvo dėl to zigo, kadangi gylio neturim, dėti, nedėti, bandėm su to zigu pagavom vieną žuvį, man atrodo, ar pagavom, ar kibimas buvo. Vienas kibimas buvo. Tai už tai mes to gylio labai ir norėjom, nes treniruotė buvo daryta ant zigo pagrindo, 12 metrų gylį kažkur nebuvom treniruotė. 12, 17, 15, ten tokiuose. Tai patys zigą darėm 14 metrų jau ten paskutinę dieną, tai įsivaizduok, jau koks gylis turi būti, kad 14. Savo savaitę paukojom zigams susirišti, žinai, ta prasme. 60, Lauras irgi 60. Taip, tai paskui mums, kadangi nereikėjo, mes davėm Justui su Tado, nes jie gaudė daug su dizigu, bet irgi jie nesunaudoja mūsų, man atrodo, bet davėm, jau sakom, mums matom, kad nebuvo. Pas Justą su Tado, tai... Tai kai davėm savo zigus, jie pasibaigė pas Justas. Mes hodų turėjom trečią dieną, prieš paskutinę dieną, ta prasme, buvo tokie, nesupratom, ten žodžių kibimų vėlenkiek, nieko neina ištraukti. Iš 3-1. Pakerti, palaikai, cinkai atsikabina. Toks jausmas, kad tas karpis eina į tuos akmenis su snukiu daužo, žinai, turiu, ta prasme, turiu, nebesupranti pats, kas darosi. Bet tai naktį pakeitėm sistemas ir iš 16 ištraukiam paskutinę. Ta prasme, Litkora sistema. Ja. Iš inline'ą į heliką pasikeitėm. Atrodo. Kokiam protu savakaujančiam žmogui akmenyse helikas, ne tada? Bet ir žinok, ir Švinas, kaip užmetėm paskutinę parą, niekas nenusidaužė, niekas, jisai, liko su dažais, su viskuo ir labai lengvai kilo iš dugno. Žodžiu. Jauti žuvį, ta prasme, pasigirti nuo pirmos akimirkos, tu ją jauti, ta prasme, visą kelią, kol traukia iki kranto. Ir 16, tai čia mumis gal ir ištraukė tas, kad visos žuvis buvo, ta prasme visiškai 100%. Čia ne, tada protu niekada to nepadarytum, žinai, to akmenyse gaudai. Tai čia, aš naktį, žinai, ta prasme... Arba running rigas, arba... Tiek jau nervai nebelaikė, žinai, tą paskutinę dieną, ta prasme, viskas nervuoja aplinkui, noris tas meškerę sulaužyti, nežinai. Ta prasme, nes, tu žinai, kiek svarbi ta žuvis ir tu atsikabina, žinai. Tai naktį paėmiau tik kare vieną sistemą. Ir jinai išvažiavo, dar tik kokį 10 minučių. Ir taip aš sėdžiu, būkti išlėkė, žinai. Aš pakirtu tą žuvą, aš jau kaifuoju, nes aš ją jaučiu, ta prasme, jokių krovinių, ta prasme, nesitrenkia niekur, kaip Laurai, davai antrą. Antrą užmet. Paskui toks, ta naktis... Išvažiavo tą antrą ir išvažiavo. Išvažiavo antrą, bet ta naktis tokia, žinai, paskui 3, 4 pakeitėm ir tas žuvies prieš tai naktį daugiau pagavom nei tą. Ir tokį man už galvos susimės, gal čia įtakoja, žinai, ta prasme, nukibimams. Bet oro permainos buvo, tai ta prasme mes tada pagavom gal tik 6 žuvis, o prieš tai naktį gal 12. Bet 2 kartus mumis svėrė, tada rytą atvažiavę. Bet gerokai mažiau nei prieš tai naktį. Ir paskui rytą 8 valandą, kai užsikūrė, tada supratau, kad ta sistema tikrai tinka, žinai, ir viskas gerai. Jokiem kibimams. Ir buvo labiausiai smagiausia, kad tų schodų nebebuvo, žinai, ta prasme, viską, kas... Nes jum dabar, ne dabar, tam pasaulio čempė buvo tenais, maža riba, ne? Prancūzai pradėjo vytis irgi paskutinę matą. Mes tik tai paskutinį rytą pagavom. Paskutinių svėrimų mes juos tik tai... Trečią dieną, priekį, bet tenais irgi visi... Taip. Tai paskui kiek 3 ar 4 žuvis, ne mes uždėjom. Bet paskutinę akimirką ten jau paskutinės 2 valandas gal ten liukas buvo tik tai. Nedidelė žuvis. Apie 3 kilus. Žuvų neturėjom.
Jaučiu didžiausia, gal 6-7 gal. Gal 8 buvo viena. Bet nedidelė, jau 7, jeigu įverti, tai jau džiaugdavomės. Kad... Jo. Taip. Nes va per treniruotę tai buvo didesnių tų žuvų, kažkaip tai už tai ir mes pagavom kelias ten mažesnės. Nu, ne, ir to, nes buvo, palauk, 4, jeigu meškerės, tai 2, po 3 meškerės turėjom. Tai 2 zigai, 1 dugnas, arba atvirkščiai, 2 dugnai, 1 zigas. Per treniruotę, nu. Kaip treniruotės aplamai, suprantu, kad Lietuvoj ten kintuose ten nėra patrunsas, nes visus varžybų tenais tiek, kad varžybos... Nebėra tiek daug. Ta prasme, šitam pasaulio čempą, kai atvažiuoji padaryti treniruotę, pamatai ežerą pirmą dalyką. Jo. Po tokių, sakykim, kai pamatot, kad treniruotė yra šiaip dabar... Važiuotumėt kur nors avantūristiškai pasaulio čempą, va taip. Tai čia, ta prasme, turėtų viską tą daryti, jau žinai, kapitonai, viskas, kas... LK neturi galimybės, ne? Tai iš jūsų... Tai neturi, patys bandytumėm organizuotis iš tikrųjų, nes vis tiek reikia, mes tam būtume... Mes patys negalėjom patikėti, kad galima nuo dugno pagauti, tarkim, 17 metrų gylį, 15 metrų gylį. Pas mus Lietuvoje nerealu, ten įmet termometrą, nuo paviršiaus ten porą laipsnių skirtumas, 17 metrų gilį, tai įsivaizduok, ta prasme. Viršui ten kokie 2-3, apačioje 19. Tai kažkaip tai neina suprast, kad taip gali būti. Jo. Tai taip ir nerasdavom, iš tikrųjų. Mesdavom anakondą. Tada pagal neprisirišim. Mes ieškodavom, ta prasme, ir kada jau matydom, tai dažniausiai ties viduriu ir būdavo tas arba 5 metrai nuo viršaus, arba ties viduriu ieškoti reikėdavo. Ten su temperatūra. Bet tai upė įsivėna ten kažkokias, užtvanka, ne? Jo. Ten yra senos upės baseinas. Tai vanduo ten nuleidinėjamas, ta prasme, kiek suprantu, per žiemą jį prikaupė ten belenkiek, o paskui jau... Paleidžia į upę, kad pamaitintų kaimynų. Jo, sena, kada pradeda kristi vanduo, tada paduoda iš to. Kai jūs buvo treniruotė, nebuvo kritimo, ne? Buvo. Lygiai toks pat. Geriausias vaizdas buvo, kai atvažiavom jau dieną prieš čempą, o žinom tą savo vietą, kur treniravomės. Tai ten, nežinau, kokie 4-5 metrai į viršų stovėjom tokiam aukščiau, tiek vanduo nukritęs. Ne į tolį, į aukštį, 5 metrai nukritę. Krento linija, tai ten, kur iš viso ten atsirado salų tokių, kokių nebuvo prieš tai žuvį. Ta prasme, pamatėm, tai ten viskas pasikeitė iš tikrųjų, net kai kitas ežeras, žinai, ta prasme, kai buvom prieš ir paskui atvažiavom. Aš net apie gilę nekritą, žinai, asmeniškai, pas mane yra kaime, kai augau žuvų ūkis. Ir mes žvejojam saugyklą, žinai, vandens. Tai mes ką ir patys, tai kad pas mus yra žymiai drastiškiau, žinai, būdavo taip, kad gal tik vieną kartą esu užskandinęs signalizatorius. Nes ten pas mus metrą, taip, per naktį, žinai, nes reikia prūdui vandens, ten atidarė, žinai, tos vadinamus šandorus, paleido, tai irgi. Ir, žinai, labai įdomus būdavo toks dalykas, kad su vandens to kilimu ir leidimu jis kaip žuvis juda. Pavyzdžiui, jeigu vanduo leidžiasi, žinai, kibimą neturi įtakos, bet jeigu vanduo kyla, reiškia, prileidinėja iš upę, žinai, tą vandenį, tai tu ten, kur žvejoji visą laiką, pamiršk. Bet ir kur prileidžia vandenį, kur tos vanduo prisotinamas deguonis, tenais nepagauna irgi, tame bairis. Nes, žinai, slėgis keičiasi. Bet slėgis keičiasi. Tai įdomi. Kai leidžiasi, tai ta žuvis, ten, kur mes žvejojam, tam pačiam taške dažnai ir turi pagaunį. Nesvarbu, ryte pasidedi kuoliuką, žinai, į žolę, ateini, žiūri, ten metro nėra molį, žinai, ten ta prasme. Tai šiaip, bet tai sakau, čia tik tais metras, mes ką matom, ten kaip galvoji 5 metrai, kai nukrenta. Tai... Bet ten pastovi krenta, tai gal tas ir... Bet reiškia, pavasarį kyla. Pavasarį kyla, pavasarį gali nekimba tada. Jo, gal taip stipriai ir nekimba, jo, nes čia automatiškai mažėja vandens, žinai. Tai daro čempą, taip, vienai vidurvasarį. Gali būti. Ne vidurvasarį, jų. Aišku, logiškai jam daryti buvo čempą arčiau... Vasaros. Ne. Kada daugiau vandens. Arčiau pasaulio čempą. Jo. Natūrali. O pas juos lygiai tas pats, ne, irgi.
Trys geriausios komandos. Bet ten Žinok, jų ne čempas nežinom, buvo, ta žinok, prasme. ten jų kažkokios Ne, ten buvo varžybos, seniorų kur mes kažkokie buvom ten. seniorų, bet ir tas seniorų varžybas atvažiavo FIPSO komandos darytis treniruoti. Mes pastebėjom, bet jie stengiasi, kada mes stebėm nieko veiksmų nedaryti. Netgi kobras meta iš šono, ateina, mato, kad kažkas ateina iš kitų rinktinių, viskas, jie jau ten spūdus palieka, ramybėj viską palieka, savo sėdė. Ir ten buvo geriausias variantas, kai vienas prancūzas pradėjo vaidinti, kad jie geria per tas varžybas, atsinešė butelį ir akivaizdžiai užsivertas. Tai rodo, kad tipo, mes nieko neveikėm, mes geriam. Jo. Tai reiškia, tas apgau kaimyną yra. Yra irgi užsislapstinę ten, užsidangstę tos visus, žinai, ta prasme. Bet Prancūzai, jeigu top 3 dabar yra kaip rinktinė, visą laiką už tai jam tik kažkaip nepasiseka tarp pasaulio. Tai va, lietuviai kažkokie tai sumaišo. Jo, tai mes atėmėm ukrainiečiai pirmą vietą už tai ir laimėjo. Bet ukrainiečiai šaunuoliai, iš tikrųjų, pagalvojus, ta prasme, aišku, vėl, ką daro treniruoti, jie kiek problemų? Mėnesį laiko. Jie mėnesį laiko ten. Jie gyveno ten krantėje. Ir visas zonas išbandė ne taip, kad kažkur tik prie vandens atvažiavė, o, ta prasme, žinai, kaip ir tik Jie ten paskutiniam dienom net su echolotais plaukėjo, dar dugnus tyrinėjęs, tai ten net gavo įspėjimą, kad... Negalim. Jo. Įdomis. Bet jau pastovi toksai, jau kaip paklausai, ta prasme pas juos toks nusiteikimas, jo, kad 40 dienų praleist prie pasaulio čempionato ežero, čia jiems normalu yra. Išvažiuojant, mums net atvažiavo iš Paryžiaus pašarų atvežti su mikro ten. Su krovininiu autobusu, ne autobusu, net su būda tokia. Sako, kur čia Prancūzijos, sako, rinktinė treniruojas. Sakom, ten anam krante, tai nulėkė. Ne Prancūzijos, Ukrainos. Bet jie su savais pašarais, nežinot. Tikriausiai visko turėjo. Ten visko turėjo, nežinau, mes bandėm ten per treniruotį išpirkti, ten maišų prisimėti į vandenę, ten kažkokių. Ar jie ten vaidino specialiai, nes matė, kad mes juos vis tiek matom vizualiai, ten jie, kad ir puskilometris nuo mūsų, bet ten su tai žiūronais, taigi vis tiek gali dažiūrėti, jo, tai jie gal matė, aišku, žinojo, kad mes ten sėdėm ir žiūrime juos irgi kažkiek, tai jie ten visokių irgi bairium buvo prisidėję, ten į tų maišų, neaišku, ten ar tikrai, ar ten tikrai grūdai buvo, ar ne, tikrai ne, bet čia visi tos žaidimų žaidžia. Kaip pašarai Lietuvos ir Prancūzijos skiriasi? Pati bazė, ta prasme, Ką žinau, kaip ir mums... Mes paprasčiausiai Lietuvoje nenaudojam palėčių, ne? Ką naudojam Prancūzijoje, jo. Tai ten tai vos ne daugiau negu 5% sudarė paletės. Ir tokias meti, ta prasme. Jo. Bet žuvinės ar orinės, tas vadinamas? Ne, žuvinės. Riebios, dar riebinės. O kitų žuvų, tai turi būti vis tiek, nes kitų visų baltos ar nelabai. Mes pagavom vieną kitą raudę, ten tų... Treniruotę. Kaip? Nebuvo problema kitas žuvis, taip sakykime, nes vieną kitą ten pagavom. Vieną kitą pagavom, bet ten, ką žinai, mes kaip atvažiavę iš Lietuvos, tai visi pripratę prie tų mažų masaliukų, ten to, tai ten kartais ant zigo ten kokią raudę užkibdavo karšiukas, dar kažkas, bet pagrindas tai nebuvo. Sniegavykas vadinamas? Normalus pašaras? Ne, mūsų tai ant pačio galo tai vien šeriminis bebuvo likęs, kad nes... Jo, ne, palauk, ar tarpukai? Ne tarpukai. Gal tarpukus naudojam. Atsimeni, kai verdam dar, kad, tarpukus. Ai, tarpukus. Tai jau čia kapitatas žuvis. Jo, normaliai. Čia paskutinę parą, tai jau jokių galvykių nebedėjom, jau kai ištyrėm, kad mums beveik jaučiu geriausiai ir buvo, kad jau be galvų tai ir... Supratau. Dažnai kaip pripranti prie šitų 8 mm. Paprasta, žinai, žvejų. Pavaškiai užkabinė ant to pačio, gali vėl žinoti greitai viskas.
kaip sakai, nenuvalgytas. Nu, bet ten tempas jau ant galo tai buvo kosminis. Prisidarėm paskutinę naktį, tai specialiai visiškai... Tokia krūva buvo. Nėjom mėguoti, žinai, nes, nusakom, užmiksim viskas, man, žinai, aš jau atlūšim bus blogai. Nu, aišku, jėgos apleidinėjo, žinai, bet va vis tiek susikūpėm, aš rišau pavadėlius, ten kokį šiam pavadėlius rišau da per naktį, Arūnas kokį šiam zagatofrių padarė. Tai dabar aš turiu... Jo, tik tais kabiniai ir nežinom, nereikės, nes tas kibimas, kaip jūs sakau, paskutinę naktį apstojo, bet rytą, kai užsikūrė, tai turbūt paskui net tik tai prašvintų iš kanų, ta prasme, kada leidimas... Tai su Kobra visą laiką, tai ten, ta prasme... Kiek dametė vadinas, va tiek buvo? Vėjas priešais buvo, nu ten apie 102 mane kažkur gaudamas. 115 gal, bet va, jeigu ten stipriau užsimodavai, tu jau net klipsą nebedėdavom, tu tai mesdavai, kiek eidavai jau paskui jau beveik. Su spomba irgi, ta prasme, vėjas, pakankamai, buvo naktį. Visą laiką į mumis vėjas buvo, tai tik biškį stipriau, biškį silpniau, žinai. Biškį šoną, taip įstrižai papūsdavo, bet, realiai visada jau. Nuo mūsų nebuvo vėjo. Šiaip tai pats oras tai buvo prastas, kaip sakyti, nes mes atvažiavom per treniruotę iš po šortukų ten ir plus 30, o per treniruotės, o per patį tą net minusą vos negavom, kiek ten plus 4 buvo, ir kiek tada vos neplėdėjo. Ten kažkokią dieną toks lietus varė, tai visus neperlėms rūbis kiaurai buvo, bėgo kiaurai. Davėm viską išviškit, išdžiavintų, žinai. Tai atiminėjom iš kapitonų. Jo, iš to matėme, iš taškos atėmėm striukę. Nes, ką tu visas ten, žinai, ta prasme, ir šalti, ir tas, anas, ir toks, ką tu tos rūbis neįsidžiavinsi ten, žinai. Neatsimės. Skirtumas tarp... Šiltas, tai vanduo ten nespėjo atvysti, tai įsivaizduok, jeigu 15, mūsų 8 metrai, kad ir gilis, tai ten atvysti, ten gal porą laipsnių ir krito, žinai. Ai, gal irgi porą laipsnių nedaug, žinai. Ne, buvo pakritęs jau nemažai, ta prasme, nes kokie... Bet kad dar šiltas vanduo, nes pirmą dar parą mes su šortais žvejojom atvažiavę ir tada tik tais po pirmos paros mums iš karto iš poryto jau buvo jau vėsų. Bet šiaip įdomus, aš negalvojus, tada Lietuvoje, žinai, gauni minus 10 laipsnių, žinai, kad tas vanduo greitai irgi atvės. Ten vanduo, ta prasme, tai žinai, gilis didelis, tai ten, da jau labiau, kad tam gilis 7 metrų gaudai, žinai, tai ten temperatūra tikrai nesikeičia, žinai. Su giliu to žuvies traukimu, žinai, kai yra iš 15 metrų, tai Slovenija, blėdė. Žmonėm gal atsibošęs visur per daug kažkur, žinai, kai daug praleidai, tai... Nes irgi 15 metrų vidurkį, žinai, gilio, turi kartais pagalvoti, kaip iš ten gali, nes zygas negalimas, ten zygų negali, kad ir nori, tu be šansų, tai, žinai, zygas negalimas nuo pačios ir su kobrytės anksčiau, kai buvo galima šerti, žinai, žuvis pareaguoja ir tu pagalvoji, pašokinėja, žinai, žuvis vakare, tu pakobrinai ir tu pagalvoji, kaip jai ten 15 metrų, žinai, ta prasme, tu užkimba, tu ją išsitrauki, ten 20 kg, žinai, plus ten tą teliuką ir toksai galvoju, tarsi iš 20, čia kai, žinai, kai mokėsi žvejot, sakyt, kai klausai visus negalima žuvies, taigi kelt iš gylio, žinai, ta prasme, tipo, a kaip toj pačioj Slovenijai, ta nėra tokia, kad tenais nėra gylio, ten, kur yra žvejojimos vietos, jo, tai, sakykim, 7-5% yra taip, kad tu iššokį vandenį įsitiesi iškart 5 metrų gylį, net nėra to kranto. Tiesiog betonkė tokia padaryta, tai tu iššokį 5 metrų gylį, dar 10 metrų, tu esi 10 metrų gylį, čia nuo krantą turiu menį, dar 10 metrų esi nuo 12 iki 15. Net va taip, va. Ir kaip jinai yra pripratus visą gyvenimą, taip ir, žinai, migruot, o čia tada, negalima žuvies, taigi kelt, ten jai plaučiai sprog, žinai, išsitraukiai. Kaip žmogui, ta prasme, nes, 1 metras 0,1 atmosferas, tai 20 metrų 2 atmosferas. Slėgis. Ta žuvis už tai jinai ir pareina, kiteliukas jinai nesipriešina, žinai. Greičiau tik tais mane įtraukti ir leisti atgal. Bet šiaip Prancūzijos karpiai tai tikrai jie stiprus, baisiai stiprus. Tie labiau į tuos vadinamus prūdinius ar į sazaninius, tuos ilgesnius tokius. Kaip į prūdinius jaučia, ne tokie. Bet jie nebuvo sustori, jiems ten, matai, nėra mitybinės bazės normalios, tai jie tokie bet ir nekūrų, ta prasme, bet nėra
food. palyginus pažiūri, kad ten vien žvyras ir akmenį, žinai, ką jie valgyti, jie nieko realiai neturi valgyti. Lūpos tik kietos, žinai, ta prasme, kietos lūpos, tikrai neplyšta, žinai, ten kur ten tos akmenis rausia, jeigu, žinai. Taip, jiems ten gaunasi realiai, kas atkrenta iš viršaus, tą ir turi valgyti. Gal su to vandens padavimu kažkaip, tai žinai. Tas ateina, žinai, ta prasme, iš miškų visokių. Ir gali būti tie laukai, žinai, kur tie visi, kurie nueina ir paskui juos apsėmė, ten vis tiek visokių vabaliukų, visokių visko. Į tą dumblą, aš galvoju, žinai. Ir pas mus žuvūkiai yra toksai, juokėmės dviračiais vadinam amūrus. Tai saugykla, ten vienas molis, žinai, amūram. Kažkada, kai buvo tų žalių, tai paleido amūrų. Bet, tokia, kai žuvūkis gerą skaičių leidžia į leidą. Ir juos dabar pagaunam paskutinius 4 metus, pagauni realiai plus kilas. Nes jie neturi ką valgyti. Ir tu jauti, kad bet jie stiprus, jėgos tai turi, ta prasme, kai laukiniai. Belė kiek. Tai toks, žinai, tu patrauki tą amūrą. Jisai realiai, kaip, mes dviračiais vadinam, nes tu matai, kad senas jisai, žinai, bet jis niekiek nepaaugęs, ta prasme. Tai čia gaunas lygiai, tas pats jiem. Ten tas karpis gal ir nėra, gal jam 5 metai, jis vis dar 3 kilų. Bet dabar tik paskutiniai metai, kaip neleido žvejot prieš čempą, man atrodo, taip ten jeigu žvejoja, žinai, ir tai jis... Tiek tavo, ten tiek tonų, ten turbūt... Taip, bet... 10% ten daug gyvė, ten būtų tą parą. Aš galvoju, ten prišeria vis tiek, ten, jeigu atvažiuoja komanda daug, ten po 100 kg vos nesupila, žinai, tai irgi kažkiek tai įtakoja, žinai, ten tos paletės riebės, maistingos. Pačių prancūzų čempas tenais, irgi būna. Nežinom, žinok, mes. Dabar metus laiko atsit buvo uždarytas iš visą varžybom ir neleido treniruotis net normaliai. Tai rūpina už tai nedarė, kad nebūtų, kad prancūzai labiau būtų pasiruošę, negu visi kiti, žinai. 5 metus prieš tai treniravosi, paskui mes čia 1 metus specialiai kažkodėl neleisim. Atžadai prieš. Dabar... O kaip jūsų prasidėjo žvejyba? Karpinė. Ar prieš tai buvot, kad... Lauras, žinau, kad Arūnas prasitarė, kad iš vis kaip pasiėmė po sparnu, ne? Tai aš tai pirmiausia, kai pažiūrėjau karpininko ABC, žinai, ten tą pupelę laidą. Bet kas užkabino? Dydis žuvies ar... Ne, kažkaip man tai pats gal procesas nuo vaikystės, aš jau ten tokius žurnalus turėdavau, žinai, aš visur žvejuodavau viską, ir su spinigu, ir su dugninė plūdė, viską, ir su sportinė ta paprasta meškerė. Ir būdavo visą laiką, kada ten tos 3 meškerės pastatytos karpinės, ant to stovo, man būdavo kažkas, tai jau aukščiausias tas lygis, atrodydavo, kad čia jau kažkas wow. Na ir kažkaip tai atsirado to biškit laiko truputį ir galvojam, reikia iš pirmo žvejybos man iš karto ten, aš pagavau ten ar 4 didelės tas žuvis ir pirmą žvejybą savo išvažiavęs, susirinkęs visą tą... Bet tu turėjai mokytoją kažkokį? Sakau, karpininką ABC. Ir kažkaip tai užkibo tos 4 žuvis taip lengvai man ir vos ne už savaitės. Tai pirmą buvo amūras 14, paskui karpis ten 10,5, ta prasme, jau man tai jau buvo wow tenais. Netoli Šiaulių, ten Gilvyčių, dabar... Dabar jis jau komercinis, bet tada dar buvo toks, kaip ir privatus, bet nebuvo ten. Žinodavo visi, kad yra didelių ir laiks nuo laiko kažkas ten jau žvejuodavo. Tai man tas 10 kg ir plus jau atrodė kažkoks kosmosas, kad ten didelės tos žuvis. Ir paskui kažkaip tai labai greitai, gal po 1 savaičių ar po mėnesio bėgė, sakykime, Kintuose varžybos buvo. Ir tos pačios pirmas, bet jie pats Adomas pirmas iš vis tas varžybas rengia, tokias vienos dienos, ten aš 8 valandų ar kiek ten tos varžybos. Jo, ir kažkaip tai nuvažiavom,
mes, aišku, nieko nepagavom, ten gal tik tais atsidarė gal 3 komandos, nes ten galėjo ir ant kukurūzai, dzikai, ten viskas ėjo. Ten tokia... Kaip karpinė. Jo, toks labai paprastas varžybas, bet kažkaip tai biškai užkabino ir paskui jau prasidėjo, kad kažkaip tai ta patį žvejybos lygį biškai pasikelti norėjos, kad... Realiai sudėta. Ir tada va ir prasidėjo, ten pirmą apdovanojimą, ten kažkokią 3 vietą buvom iškovoję gal 16 metais, jau po 2 metų, man atrodo, po dalyvavimo. Ir kažkaip, dar turėjau pirmą tokį porininką, o paskui jisai išvažiavo į Angliją, tada su Renatu buvom kaip ir irgi Tauragiai pažvėjoja, ta prasme, ne varžybose, bet šiaip. Ir sakau, pabandom, nes vis tiek man tos varžybos kažkaip tai traukia, pabandėm, pirmas varžybas buvo Memelio taurė, tada dar tokia kintuosi, tai ten 2 vietą laimėjom ir kažkaip tai Renatas, jis galėjo ten per sezoną tik tais kokias 2, maksimum 3 varžybas, man norėjos daugiau, tai vat, kažkaip tai Laurui sakau, nu davai, važiuojam, užsiauginsim čempioną ir to labiau, kad reikėjo žmogus, kas galėtų toli mesti, va čia buvo užduotis išmokti toli mesti. Buvo, žinai, komandos raumenys. Jo, taip, tai čia buvo užduotis. Tai va, ir paskui Renatas, kaip ir sakiau, jisai mažiau turi laiko tom varžybom, pavaduoti mumis gali bet kada, bet dabar už tai ir jau kiek dabar, 2 metai pilnai, ne mes žvėjų. Jo, ta prasme, be keitimų. Jo. Bet tai Laurai kaip sužavė? Nu tai man, žinai, aš visą gyvenimą irgi žvėjodavau nuo tokių, iš mokyklos grįždavau už meškerės, už bambuko ir atsimenu į prūdus, tas priešgaisrinės prie namų ten būdavo, žinai. Tai ten pagaudavau į tų karosiukų, ten kokį lyną vieną kitą, dar ten įsiuose vasaras leisdavau irgi ten buvo į karpį, į žuvinto, tai ten iš viso, ten nežinau, kokių 5 metų turbūt ant vinies gaudydavau net tos karpį, žinai, ta prasme, išlenkdavo senelis vinių, ta prasme, ten lasdyną išpjauna, žinai, pririša ant plunksnos, žinai, ir ten, nu, tokia žvejyba būdavo, žinai, ten tiek žuviestas prižuvinta. Nu ir paskui Arūnas kaip jau, aišku, buvo didelis tarpas, kažkoks visai nežvėjo, žinai, ten reikalai visokie, namai, darbai, ten, jo. O paskui Arūnas sako, nu davai, nuvažiuoju. Aš jam ilgai zizėjau, kokį 1,5 metų, iš tikrųjų, gal jau iš, ta prasme, iš rudens per visą žiemą. Nuteikinėjo, žinai, sako, nu davai, važiuojam. Aš kažkaip, nes aida, atrodo, tų reikalų visokių turiu. Nu ir paskui pavasaris, 2018 metais pavasaris, nuvažiuojam į Kintus, tada atsimenu ir snigo ten, ko tik nebuvo, ten tai palapiniai, bet ten žiūriu, kad ir normaliai, ten pečiukai pajungti viskas. Arūnas jau pasirūpino, žinai, šilumą tam pečiukai viskas, kad nesušaudė šalta būtų, nes galvoju įsigas viskas, nebedalyvau, žinai. Nu ir visai patiko man ten, žinai, kaip sako, daug ištrauk pirmą žuvį ir karpinam ir tiek ir tai reikia. Nu tai dar atsimenu tada, aišku, tų žuvų ten, bet pagavom irgi ten nemažai, ta prasme, kaip pirmam man kartui, tai ten, kas tokias va buvo, žinai, ta prasme, nesupratau, kas darosi, žinai, Arūnas išėjo su kažkom pasišnekėti, man trauko škarpį, jo nėra, ta prasme, pats sako, žiūriu, da dubletas važiuoja viskas, ten parvino, va taip, drabu visą, žinai, nuo adrenalino. Tai va taip, ir užkabino, ir paskui ką į Lietuvos čempą, ten 1 metai, vėl 2 vieta, žinai, tai... Labai daug kas, irgi prasitarė, sako, frikcioną pažįsta pirmą kartą karpiniai žukliai. Tarsi, žvėjoji ten tada šitos piningavo, dar kažką atrodo, nu, tau nieko nereikia. Sako, bet su frikcionu, sako, ir pradėjo tik tai karpiniai žukliai, ta prasme, žinai, nes tas yra... Nu, iš tikrųjų ir gražu, tas, kai tau ta žuvis trik, žinai, ta kova. Jūsų 2018 metais, jau, jūs 3, dar tuo metu buvo 3, galime dalyvauti. Jo. Lietuvos čempė, jūs Renatas.
Ir tada buvo, priminkit, kas kintai. Ne, pirmas etapas buvo ilgi. Ištraukim 4 sektorių, visų norima, žinai, mes. Laiku tinkama vieta. Jo, ir tada antrą vietą užėmėm. Paskutinę parą supratom, kaip gaudyti. Ir Jo, iš tikrųjų supratom. Tikrai reikėjo laimėti, bet, gavos taip, kaip gavos. Jo. Ten tada Saulius 18 laimėjo. Bet mes galėjome tikrai laimėti, būtumėm iš pradžių supratę, kaip gaudyti, būtumėm tikrai laimėję tada tą etapą. Paprasčiausiai nežinojomės, tame ežere aš tai pirmą kartą, Lauras pirmą kartą, Renatas gal ten 3 kartus te žvejojęs buvo. Nedaug. Tai pasiėmėm taškus, jie kaip iš pradžių ir sukybo iš karto, mes ten 4 žuvis turėjom per pirmas 2 ir 3 valandas, atėjo, bet ten niekas nepagavė, mums kaip ir, viskas veikia, viskas gerai, paskui žuvis pradėjo mažėti, nes buvo ten naujų tų karpiukų įleista po 3,5 gal kilogramą, tai vienas kitas kibimas iš ten ir labai kažkaip daug tų atsikabinimų, ten tos lūpos, taigi buvo, labai daug atsikabinimų turėjo. Ir paskui tik paskutinį parą supratom, kadangi ten linijų zonų nebuvo, kad mesti iki kažkur, o mes po dešinę pusę laisvą, kaip 4, nebebuvo, 3, ten viskas, laisva. Jo, tai ten galėjo ir mesti, tai kai mes pradėjom jau ten, mes jau nebespėjom pavyti, bet jau mes vos 2 vietos nepraradom, ta prasme, jeigu būtume dar nesugalvoję, būtų mus ten Fortuna, kas ne Fortuna, kaip ten Forta, jo, būtų dar apnešus, man atrodo, bet mes išsitraukėm 14, man atrodo, kad ne, tam pagavom, ten irgi buvo problemas su ištraukimu, nes meti į dešinį šoną, ten medžiai, šakos visokios, viskas ir ten kibimas, tai vėliau kaip tas meškeris įnešė vandenį, užmeti, žinai, kiek eina, ten iš lempos kelias boilius numeti, lėkė, bet ištraukimas, žinai, ten buvo sunkus. Porą praradom, bet jau, kad ta prasme mums paros trūko, tai galėjom atgaudyti iš tikrųjų, bet per vėlai, per vėlai. Jo. Ir šiaip dar, tokie kaip ir žali dar buvo. Aš tai iš viso ten buvau. Man realiai antros varžybos, iš viso aš ten net nesupratau, kosmosas man kažkoks ten buvo. Paskui Vabalės buvo. Vabalė jau pirmi buvom. 20 sektorius, ten buvo kibimas silpnas, ne? Jo, mes gal 7 žuvis iš vis pagavom, ar? Mažai. Nedaug. Tik tai tiek, kad didelę vieną pagavom, Big Fish'ą jo pagavom ir, nekibo, visam telkiniui nekibo. Ten daug komandų net neatsidarė, jaučiu kiek tada buvo silpnas. Paskutinis jau į Kintus, ne? Jo, į Kintus jau nuvažiavom, jau galvojom, kad čia jau bus gerai, nes kaip namuose. Visi sako, kur, bet Varūnas sako, Kintuose tikrai moka gaudyti, žinai, daug metų, bet kaip tyčia. Ir... Jis tada vidury, ne? Mes ten prieš galą buvom kokiam 9 sektoriuje, ne? Kiek tam kažkaip nedaug komandų, ne? Ten buvo. Man atrodo, gal 12 ar 14 buvo, tai nuo kairės pusės mes ten gal kokie 4 stovėjom, 5-4, tai... Ten kairė pusė, Olegas nebuvo. Paskutinis. Ne, Olegas paskutinis, jo. Mes šalia Amuriuko stovėjom. Dzūkijos Amūras, paskui už mūsų... Jūs ėjot realiai su pirma vieta, ne? Jo, mes išėjom, mes su pirma vieta į 3. Ir ten labai prastai, ten mes 9 liko, man atrodo, ne? Ir kelinti, o Saulius 7 gal liko. Vienu žodžiu, tai taškus ta sistema ir... Tai Saulius pasimė tada jo, jo, jūs 2, aš Dzūkija 3. Dzūkija, Deivis. Babalį, tai Babalį namų čia jam buvo. Jo, Deivis ir pasakojo, sako, kad Babalis tai mano ežeras. Tad Lauras nevažiavo į pasaulio čempą, jūs ten gavos taip, kad keitimus leido daryti, pas jūs Renatas irgi ten jam kiek sudėtinga buvo, tai gaunasi taip, kad Mysus, ne? Jo, Mysus važiavo su tim pasaulio į Afriką. Į Serbiją į Afriką. Jo, bet pirma Serbija buvo. Pirma Serbija. Tais metus ir tada Afrika vasarį 19. Ne? Jo, kad tais pačiais metais Serbija buvo rudenį, o paskui jau apsivertė metai, bet... Ta pati rinktinė... Ta pati čempionų. Serbija, taip. Jūsų buvo Baranka, ne Serbija? Jo, mūsų ir Sauliaus, o mes, nors vieni būtume atsidarę, jau būtume gal prizininkai buvę, nes Rimka pirmas, kadangi buvo, tai... Vienas būdas taškas? Yeah.
Ir apie Serbiją kažką atsimeni, pavyzdžiui, vat, nu, sakykime, ką su dabartiniu protu jau sakyti, nu, blėt. Arti žvėjučių. Ten. Jo, nu, ta prasme, tu čia visą laiką pamatai po varžybų, kai mes dažniausiai, kad neužmigtume prie vairo, po visų varžybų važiuojam ir ten analizuojam, jau kad ir pavargę esam, bet kad neužmigt prie vairo, paprasčiausiai, nu, kaip matom, iš naujo perverčiam visas varžybas. Tai kiekvienas varžybas, ta prasme, gali peržiūrėti daug kartų ir kažkaip pamatysi jas kitų kampų. Net ir privalai peržiūrėti, nes jeigu... Jo, nes jeigu laimi, mes sakom, jeigu laimi varžybas netobulėjai, nes nu tu turi kažkiek pralošti ir pasižiūrėti, kaip geriau galėjai tą padaryti. Kai kažkas tau spardo šikną, reiškia, esi priekį. Kažkas turi spirti vis dėl to. Tai kitaip nebūtų. Ir Pietų Afrika, pačiam kaip Pietų Afrikos aplamai. Šokas, ne? Šiaip tai super, iš tikrųjų, taip pat kaip dabar man ta Prancūzija, žinai, ten nu, visiškai kitoks vandens telkinys, tai ten dabar kaip žiūri irgi, žinai, laidas apie gyvūniją, apie Afriką ir ten matai, jo, žinai, matai kaip ten jie pildos, ten tie telkiniai, tai matai kaip ta visa bala iš tikrųjų, jinai irgi atrodo kitokia. Iš kelių lietų, tas nesusipila. Nu, ten, ta prasme, jeigu pasiimi spombą ir tu jauti, kaip kuotas tavi tranko, žinai, elektrą per odą, tai, nu, toks įdomus jausmas, nu, nes laukia tiek yra didelis krūvis, elektrinis krūvis, jo, tai, bet čia pastoviai, čia viniuoji ir tavi pastoviai krečia, ta prasme. Iš dangaus. Tai, jo, tai matai, ateina ten tie debesis, sakai, ir tavi visą elektrą krečia. Na, įdomu, ir pati ta žuklėdama kitus įkių nuvažiuotum, tai visai kitai būtų. Ir, nu, ta prasme, mums labai koja pakišo, kad mes neturėjom savo įrangas, nes, nu, jeigu pirmoji užmetimo misijos Aurimas pasiėmė kuotą tik tais trekšti, tik tais, supranti, visas komandas žiūri lūžo meškerė iš pirmojo užmetimo. Nu, tai tada jau supranti, kad reikia taip nebesimodžinti. Jo, tai ta situacija, tai sako, reikia dėkoti, kaip čia sakyti, dėkoti rinktiniai, kad turės stiprybės startuoti su tokia įranga, ką gavo. Klovas keitė, tave keitė, jo. Aš pats pasiprašiau, kad pasikeisti. Tarsi dėl šerimas buvo ten kosminis, nesivės ritualiais? Paprasčiausiai aš pamačiau, kad krenta biški mūsų ten tas, nu... Jo, kad reikia gal atsinaujinti kažkaip tai, kad vis tiek naujas, kai įeina žmogus, tai jisai su pilnom jėgom įeina. Tai, o šiaip varginantis buvo, kad palapiniai karšta ten vos ne 35-40 ant karščio, daug lyja, tuo kartu atvėsta, bet drėgmės labai daug, nu, ten šutra visiškai. Dar tie rūbus turėjom visą laiką užsidėję, nes ta prasme, kad tave saulė, jo, tai ten tų nuotraukų aš dabar dar net pasižiūriu, man išmetė stories, kad kokias pas ką tenais, pas man atrodo Mindaugą Mikniūną, tai ten kojų pirštai matosi, kur jie balti buvo, kur kokie per pirštą, kur kokie juostelė, jo, pas ką rankos kokios nudegintos, tai ten, nu, sąlygos nekokios. Čia buvo 19 pradžia, 19 čempas buvo toksai simbolinis, nu, ten tiesiog, kad dalyvavo jūs dar ne. Buvo vėl ilgis ir pikaičiai, ten tik kažkaip 2 etapai buvo, ne? Tai mes nepagavom ilgi žuvies ir mes ir nebeišvažiavom į pikaičius, nes, nu, mes buvom tarptų ten 8 komandų, kurios neatsidarė ilgi. Kažkaip vienas buvo burtų keliu, galėjo pakliūti, mes tą kamuoliuką neištraukėm. Jo, buvo taip, kad buvo daug komandų nepagavo su žuvies ir buvo ten keli kelialapiai. Jo. Tai va, ir tas buvo jau pats blogiausias čempionatas, sakykime, nes, nu, net neatsidarėm be žuvies iš viso Lietuvos čempionate. Vieną etapą, žinai, išilgę, tai čia paskutinis žiūrėt
Daug mes ten ir šėrėm, ir vargom iš tikrųjų, ir žiūrėjom į kitas komandas, į 9 kaip gaudė priešais mumis beveik, tai treti, man atrodo. Nu, tai tą Lietuvos čempą jie laimėjo, Klovas pirmą tada paėmė. Jo, Klovas 18 sektoriuje, ne, man atrodo? Ne, 20. Ai, 20, tas centriukų. Po kairiai, pas mumis buvo. Jo. Nu, o daugiau kas buvo 20 metais. 19, vis tiek kintuose dalyvavot, ar... Tai ten tų kablių jau mes pradėjom tada rinkti. Bet dar 19 buvo sena bala, ne? Jo. 19 sena, man atrodo, o 20 mes pirmas varžybas pradėjom. Jo, ir iš karto laimėjom, tai kažkaip tai va ir prikybo ta bala, žinai, naujoji. 20 metais. Dabar galvoju, Lietuvos čempas. Irgi buvot kažkaip, bet jūs Renato sustartavot ir tada, ne? Mes buvom biški susukti ir mūsų tam krašte iš visą ten nebuvo. Mes nuo krašto buvom treti, tai nuo kairės pusės tuos apgaudėm. Ne, čia visą laiką, jo. Tai kaimynus apsigaudėm, bet nieko gero nepasiekėm. Nuo 20 metų, man atrodo, jau nebegalėjo trečias būti tik atsarginis, tai ten į sektorių jau nebegalėjo. Važiavo, turėjo kažkur važiuoti, baliavoti, atsimenu, ir sakė, jūs čia besižvėjuosit iki galą. Kokią pradžią padarė. Tai ten mes prastai pasirodėm pirmą etapą, paskui su Lauru palyginom ir 9 etapą, man atrodo, kažkas tokia, ne? Kažkas, apie viduriuką kažkur tai liko. Tai tėva irgi tokie prasti metai buvo. 20 pasaulio čempo nebuvo. Nei 20, nei 21, nei 22. Ai, 22. Jau buvo Vengrija. Lauras važiavo 22 į Vengriją kaip atsarginis. Jo. Nes mes taip ketvirti buvom kaip rezervinė komanda, o Lauras važiavo grinai kaip metikas. Kaip atsarginis. Jo, tu praėjai testus ir važiavo į Openą. Tada buvo Vengrija Openas. Su Tratatūnu, Pauliu. Su Pauliu. Kaip Vengrija? Vengrija irgi ten kitoks ežeras visai. Laukinė tokia buvo. Ten šiaip įspūdis geras. Aišku, tie treniruotė, žinai, yra treniruotė. Tu turi prasukti, kaip sakyti. Jo, ten... Ant to, kas kimba... Jo, neleidžia žvėjoti. Tai man davė tokia užduotį, tai aš karšį tikrai pritraukiu per savo gyvenimą. Turbūt karšio karuosų daugiausiai, kiek esu pagavęs, nes Nemune niekur pagavęs tiek, kiek ten pagavau, žinai. Tai ten tik užmeti meškerę, pipip, tai viskas, tai netraukia. Užmeti, nespėjai darytis, tu nieko nebespėjai. Ta prasme, ten kosmosas, paskui jau biškį leido pakeisti taktiką. Bet Openė Lietuva pirmą vietą. Mes antri buvom, palikom absoliučiai, ta prasme, su Paulium. Antrą vietą laimėjom, dabar galvoju, Špūlo tada laimėjo Linas Špūlo. Justas, man atrodo, treti. Absoliutus. Bet kaip Lietuva jūs pirmi buvot, kaip rinktinė? Openė buvo. Kad jau špionai sėdi už galą, ar dar Openė tokie visi? Ne, Openė ten toks buvo tikslas kitoks viškai atsirinkti tos pašarus. Aišku, man tai, žinai, irgi vėl toks išvažiavimas pirmas turbūt buvo. Šalia gavom pasaulio čempioną Delaboron, tai aš kaip optimistas esu, sakau, bus rūkysiu dabar. Visi juokiasi, žinai, bet yra trūkė. Bet jo, yra trūkė visai. Iki šiandien da pabrėžiu, sakau, ką čia, žinai. Bet paskui per čempą, vis tiek jis pirmas buvo, žinai. Čia, gal tas irgi buvo. Ne, ten, bet ir pamatėm, žinai, irgi. Mačiau tą visą jo, kaip jis gaudo, kaip jis ieško to žuvie, žinai, kokią taktiką pasirenka, žinai, šerimai, spaudžia žuvių, kaip, ta prasme, tokių biški irgi mokyklų, žinai, ta prasme, pastebi. Yra toks dalykas, ką, abiejų klausiu, ką, žinai, išvažiuoju į tą pasaulio čempą, ar ten į treniruotę, toksai, kur tu darai ir toksai galvoju, blemba, aš čia 3 kartus ilgiau darau tą dalyką, ko galima net daryti žymiai greičiau. Būtent kokį, ar jau maždaug Lietuvos lygis buvo jau čempo Lietuvos toksai, kad
kažko naujo nebepagauni tokio, žinai, kad tipo, wow. Šiaip Lietuvos čempą visai neblogas gal tas lygis yra, nes mes nuvažiavę bent dabar į Prancūziją pradėjom juoktis, sakom, tai kaip kintų tauriai jaučiamės, atsipalaidavę buvom, iš tikrųjų, žinai. Tokie, nes visą laiką, jeigu važiuoji į tas varžybas, tai važiuoji, kad, Su presingu, su savo sektoriu. Atidirbti važiuoji vis tiek, bet ne šiaip, kad, maksimaliai pasiruoši vis tiek ir fiziškai, ir to prasme pailsėjęs, ir ten taip toliau, vis tiek stengiasi jau maksimumą pasiekti. Ir tokio kažkokio nebuvo, ėjom, ten tas 2 paras praėjo, sakau, net nesupranti, kad čia ant Prancūzijos žemės vaikštai, žinai, sakau, kaip kažkur čia, kaip kažkur, ta prasme. Tokį užsidarai biškį. Turi, žinai, kaip būna prieš šitam filmuose, kai turi sitėtą, nes tai rinkau, tipo, turiu aš vieną kelią, vandenį, turiu, žinai, ir viskas. Ne, gražu, viskas, iš tikrųjų, bet kaip dirbi. Aišku, kažkiek pasitobulinom po tos treniruotės Prancūzijoje, žinai, ten prisipirkom visokių stovų, ten pakeitėm maišų, gal kuo greitis didesnis būtų. Kad meškeris numesti iš karto užkibo, galim numesti ten belekur. Kaip pavyzdys, kad ir tie laikymo maišai būdavo, žinai, ten su šniūrais, ten būna, kad susipainė, tai ten negalėjo leisti, žinai, ta prasme, turėjo būti žuvis. Ta prasme. Nes jos mažas žuvis, jos mėgsta tą tokį... Susivinuoja, jo, ten ir paskui laiką gaišti. Vėjas, žinai, kaip dažnai tą maišą duzgina, ten susuka tuos šniuriukus. Iš tikrųjų, patys tik norėjom, kad būtų atidirbti maksimaliai, žinai, kad būtų patogu viskas, ten meškerius stovai pasidėti ten. Čia padėjo truputį tas nužiūrėjimas nuo prancūzų rinktinės, ką jie ten paskutinę dieną irgi pažiūrėjom, kad jie labai gražiai susidėjo vienodai po 2 komplektus, ten tų matų, sverimą maišai, kur viskas kažkas sudėta. Jo. Dirba atskirai, ta prasme, kiekvieną savo, žinai. Seniau kažkaip tai būdavo, kad ant tą žuvį vis tiek turi vos nebūtinai dviese traukti, o dabar, nėra skirtumo. Ten, aišku, jeigu laisvas esi, tai patogiau, bet šiaip tai be problemų, kad išsitraukti. Kaip Prancūzijoje mes dar jo labiau mažą gylį turėjom, žinai, tai, žinai, ten su tais bridimais, tai vienas vyranda, žinai, kad iškelti tą žuvį, žinai, ten. Iš toliau, ta prasme, paimti turi juodas vestų, jinai varo, žinai, ten akmenis aštrus, viskas ir jinai būna, kad, O grįžtant prie Vengrijos, kai atsarginis buvai į tą patį pasaulio čempą. Nes Lauras, tai ką galėjo, jis žodžiu tau ką teikti. Nes kai tau nereikėjo išeiti iš karto į aikštelę, nesakyti su... Tas jausmas, tai žiauriai ten geras. Ta visa rinktinė pasiruošimas, tie susirinkimai, aptarimai visokie, toks jauties vis tiek kaip rinktinės narys, nesvarbu, kad tu ne į pirmą tą, žinai. Pertrauksiu, man regis, gal Navickis pasakė, kai jis kapitonu jau kiek metų buvo, tai jisai kažkaip gražiai jisai yra pasakęs, esu girdėjęs, kad nesvarbu, ar tu, ta prasme, už krepšinį žadėjo, ar tu žvejoji, kai tu neši Lietuvos vėliavą ir kai yra tas paradas, tu jautiesi visai kitam lygiai, tai kažkas tokia gaunasi. Širpas eina vienodai. Ir tada kai pakeitai Paulių pakeitė. Čia Tomo buvo sprendimas, kad pakeisti, sako, naujos jėgos, bet ten, žinai, nieko tu, realiai, ką žinau, aš per šį čempionatą pamatėm patys, kad tas keitimas iš tikrųjų tikrai, manau, kad nebent kritiniu atveju, žinai, jeigu yra galimybė nekeisti, yra geriau nekeisti. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai dabar važiuojom, ta prasme, tas 3 paras, tu 3 parą tik pats pradedi jausti tą žuvį, tos žuvies migraciją, iš kur ateina, kaip susistatyti tas meškeres, o aš tada įėjau tą paskutinę parą, prieš temstant jau, žinai, beveik, tai ką tu ten, pasako va kryptį, ten gaudo tiek, tas meškeras užmėti, da jo labiau, kad ten į tokį bimo, žinai, kažkokio, žinai, nėra šansų įsivažiuoti per tą pirmą parą, ta prasme, naujam žmogui, kad, žinai, ten kažką tų apčiuopiama, nebent ten būtų, žinai, kibimas non-stop, važiuoja, ten nebėra fiziškai jėgų, tada aišku, keitimą darai, ten kažkas tas meškerė žino, kur
suguldyti, žinai. Jis gaunasi, kad turėjo tada keitimo tokiam arba ekstra atvejais. Nu Jo. taip, išsisuko koją, žinai, ranką. Arba dėl fizinių galimybių. Taip, nebent reikia Matai, kad patolinti, ta prasme. sušlubavo sveikatą, dar kažkas, žinai, 3 paros Ar reikia nežvėjotas. išeiti į priekį, ten kažkiek, žinai, ten kažkokį kaip. Bet daugiau tai ten, ta prasme, manau, kad rezultatui tai... Jūs tada 22 metais su Gintaru ir kovojate, ne dėl 3 vietos. Jo, mes 4 likom. Paskutinis, pirmas etapas buvo ten kosminis Kintuose, sudėlvėjo. Jo. Tada 3 etapą aš atsintam jūsų 11 buvo. Jo, 11. Tai va, mes Savo prakeiksmį vadinamam. Kiek kartų buvo 11 sektoriui Kintuose? daug. Jų čempė vien jau 3 ar 4. Tai tas čempionatas tada mums ką, pirmas etapas, va, Justas mus apgaudė, Ant vienos žuvies. kuri pabėgo iš maišo, Jo, mums. praplėšusi, žinai, ir va tą ir nulėmė, mums būtumėm irgi patekę, žinai, kaip rinktinė. Į tą Nes čempionatą. va, to vieno taško ir pritrūko, nes mes, svorio turėjom pakankamai, bet vienu tašku pralašėm. Tai va. Nes mes būtų lygiai, aš būtų atsvoriu šią. Jo. didelę žuvis dėjom į didelius maišus, žinai. Ir tą didelį maišą ištraukiam tuščias, jis, žinai. O jūs tas reikia iš kito kranto ten ar 7 ar 9 kg laimėjo, mes ten jau virš plus 10 plus į tuos maišus dėjom, žinai, tai va ta žuvis tokia atrodo, bet šiemet, 23 metais lygiai tas pats. Jo, Yra jau, seni maišai, kai kurie yra ten 5 metų, matyti, dar 27 sektoriui ten tų kliuvinių yra, gal kažkoks kraštelis užsikabino už kokio kliuvinio vėjas, žinai, tabalavo. Visi tada iš įkliudėlė. Šiemet peržiūrėjom, į Prancūziją vežėmės naujus susismaišus. Ir taip peržiūrėtus visus. Net naujus jau taip patampydami, žinai, kad jau nebebūtų tokių, nes ta žuvis viena, tai va, tą skonį pajutė, ką jinai... Ir 23 metais vėl paskutinė žuvis vėl nulėmė viską, tai... Na, bet čia jau nieko nebuvo. Tam čempionas. Jo, pilnai. 23 metais jo, į kampą... Liko kiek kokia 7 minutės 8 iki Kažkiek. varžybų pabaigos. Įsiginkiau Big Fishą, tikrai, žinai. Ant tiek ėjo jisai lauką, ta prasme, ten ištraukė kokį 100 pėm, gal 200 metrų valo, bet paskui aš šiaip netaip jį apsisukau, žinai, ir aš jį matau, ta prasme, prieš, žinai, negali į vandenį lipti, nieko. Matau jį, aš jau ant tiek, ta prasme, tempiu, žinai, kai jis eina į šoną, aš ant tiek tempiu, jis jau visas taip iškilę šonų, žinai, eina paviršių toks. Bet buvo ar per peleką prisisukęs, ar ką, kad gavos, kad suprantate. Arba, per kažką persimetęs. Ir jis eina į tas nendrės, amen. Toks, bet, žinai, žvejyba. Čia žvejyba, bet va tokių, žinai. Čia nėra smagiau, žinai, kaip... Laiminėjai, esam Kintuose kažkokias varžybas turėję, kai, žinai, atsikeli, net neatsikeli, paskutinį vakarą jau tu turi toną, ten paskutinį, o kitą antrą vietą 500, nėra smagiau, žinai, ta prasme, bet jau ta įtampa irgi tada to azarto nebėra, o čia kaip taškas į tašką, toks visas... Lietuva šempas ir Lietuva šempas. Tai, jisai kiekvieną ten, ta prasme, tos komandos visos stiprios ten gali per porą valandų tiek padaryti, kad tada kaip Justas va irgi pirmą etapą, tai aš nežinau, ten per 2 valandas, va taip, po 2 meškerės varo dubletais vienas. Jam ryte trūko virš 100 kilo, tai va ir mes dar turėjom žuviskelės pasvėrėme, tai jis mums apnešė, tai jis vis dar. Jo. Nes mūsų greitai čia, žinai. 27. Čia, bet apie 2 mantrus čia šnekam. Ai, čia 2 mantram. Pernai tai vienas ta buvo etapas 11. 11, jo. Tai. Gerai, pakalbėkime apie 11 sektorių. Jeigu jūsų, sakau, tada kiek bežiūri protokolus 11 širvė. Aš pats vieną kartą buvęs 11, tai iš karto skambutis Arui buvo pagalba draugui. Kaip žuvis ateina ir kaip išeina. Tai jisai būdavo toksai mūrinis labiau, ne anksčiau. Jo. O dabar jį tenais neblogai tų karpių pasikelia.
Jie Atsakymą jūs patys. nuo metų laikų priklauso. Jo, ten labai dar pavasaris ruduo labai jaučiasi. Jo, šaltas vanduo, ten šiltas vanduo. Ir paskui ten, pavyzdžiui, kai kintų taurė būna, tai tas 11 vėl visiškai kitoks, nes būna 13, tai ten, nu, žinai, ta prasme, visiškai kitaip. Šiaip, kaip nebūna 13, tai ten mums, tai aš nežinau, tas kaip ir sektorius geras. Per tiek laiko supranti, kaip ten gauti. Treniruočias galės daręsis, nes tam patogu kemperis, jis numet balių, nežinai, ta prasme, pasistatai ir viskas. Jau tam tiklumas yra ne į krūmą, o į kurią krūmą. Jo, šaką. Į kurią būtent. Aš manau, kad turbūt Linas Auto ir jūs. Aš manau, gali būti, kad, kažkas pataisys, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad jūs turbūt daugiausiai laimėję kintuose, tai čia faktas, bet iš aplamai žvejojančių kintų tinkinį, ta prasme, nuo varžybų metu, tai jūs turbūt, sakau, jūs ir gal Linas Auto. Tai gal čia išlieka. Dar Fuksai, man atrodo, ne? Ne, tai yra Kauno Afganai daug, to prasme laimėjimų, kiekvienėlį vos ne, kiekvienas varžybos jie vis tiek ištempia kažkaip. Labai gerai. Mes gal iš tų FIPS'e, kas dalyvauja, ne, nes mes, vis tiek ten daugiausiai kintų tauriai. Fuksai, jo. Turit kažkokį atsakymą sėkmės, ta prasme, nekalbant apie ten skonius ar taip kažkaip, kad kiek procentų pagal jūs, pažiūrėjau, darbas? Tiesiog, tu važiuojant, kaip vienoktas. Minimum 5, nes, tu turi ten, kai yra žuvies, ta prasme, tai tu ją turi kažkaip susirinkti. Darbas ten daug, ta prasme, kintuose, tai vienareikšmiškai ten. Aišku, kartais persitengėsam kažkada, kažkokiais metais pavasarį 19 sektorių įsitraukiam, tai Arūnas paskanino pašaras, tai taip, kad paskutinę valandą vieną žuvitę pagavom. Tai vat buvo. Bet iš vis per visas varžybas vieną žuvį pagavom. Na, pirmą šerimą tai pradėjo. Bet pašarų sumetėm virš 100 kg, tai tikrai gal netgi 100 pem ir 100 pem ir plus gal. Ir paskui, bet tos tokie, kaip ir sakau, kol nepraloši, nesupranti, ką padarai, ne taip. O paskui supranti, tiek, sakau, kaimynai vieni gaudo, ten ne kažkokį tą komanda, kita irgi ne kažkokia ta komanda, bet jie gauda. O mes va taip, žuvis, kimba va taip, matai, žuvis ateina, tie sugavo, mes tušti sėdam, tie pradeda gaudyti toliau, žinai, kas, kodėl. Ir tolinamės, ir artinamės. Dabar padarysim artimą tašką, jau toli, jūs, kaip pasakyti, su šikom, tai tava sakom, didelį artimą. Ir ten 100 kilų padėjom. Ir nieko. Tai va, tokių yra visokių buvę variantų. Pašaras buvo, kas nekoks, ta prasme, skyščiai gal kažkas netiko. Dabar jau nebenaudojam iš vis skyščių praktiškai. Tai... Na, pasaulio čempionų. Laukiniam reikės skyščią. Dėjom, bet ta prasme tos nekaltus kanapių ten alyjus visokius, viską, kur, kažko labai blogo nepadarysi. Būna dažniausiai pradedančio karpininko viena iš traukiančiųjų dalių, žinai, kartu tas mes. Tu turi daug buteliukų. Jo, susimaišai pašarą, paaukšt gražiai, persimaišai, viskas blizga, įmeti vandenį, ten net bangelę nesusidaro. Oi, blembaškai irgi per tą perėjęs, tai to reikėdavo. Ko paprasčiau. Ne, mes naudojam, bet ta prasme minimaliai ten stengiamės. Dabar nuo to laiko jau ten... Pradėjom skaityti, 10 kg 30 ml, tiek ir pili, bet ne 300 ml. Nebus geriau. Viską ten, iš tikrųjų, per tas varžybas viską sunaudojom ir dabar nebeturim. Nebedasipirkau. Tai čia nuo 20 gal metų kokių. 20 metų. Bet realiai tos varžybos labai tokį apsuko tą mąstymą, supratom. Čia skanint, kad nereikia. Mes jau tada žinojom, ta prasme, kad nereikia, bet ten tada buvo labai šaltas vanduo, kažkaip tai šaltas vanduo. Ir prisižydam, iš tikrųjų, prisižydam. Jūsų... Tokia ta balotė. Ką, aišku, mums dabar... Nes šiais metais kas bus kintai, balotė. Tai kaip pernai. Balotė, biški kažkaip... Ten viskas gerai su ta balotė, iš tikrųjų įdomus ežeras. Netgi gal...
Bet nuo pernai metų paleido kitą pusę, ne? Nu, ten moterų tik tais buvo kita pusė. Jo. Bet čia met kažką girdėjau, nežinau. Jo, buvo pasirodžę, kad norėjo kartu su Latvija. Jo, tai Bet kaip čia darys, jie bus matyti. Gal geriau būtų, kad vis tiek paspausti presingas iš anos pusės. kito krašto, žinai. 800 ten tarp krantų, tai ten irgi. Nu, bet, žinai, vis tiek, žinai. neturės sutraukti, žinai. Tai aišku, mums tas, va, dabar, ką balotį mes iš tikrųjų buvom vienoje vietoje tikrai silpni, nu, aš net paprasčiausiai tikėjimo net nebuvo gaudyti zigų. Nu, kažkoks, nu, va, buvo toks, nu, netikė, paprasčiausiai. Nu, nepagauni, to prasme, ir tu netikė, bet, va, treniruotė Prancūzijai parodė ką kitą. Supratom, kad tikrai gali pagauti žuvį. Kaip pagauti, ta prasme, nes čia Sauliaus didelė mokykla buvo, kad jis ten patviravo, viską parodė iš tikrųjų, kaip ten žvejoti. Jo. Tai dabar šiais metais gal stipresnė biški bus. Nebebijosim tų kažkokių sektorių, kurie zyginiai yra, tarkim, baloti, nes mes, būdavo toks, žinai, gaudyti tik tai dugno, žinai, bet buvo, aišku, ten tų kiti sektoriai, kur vien dumblas belenkiek, tai ten be zigo viskas. Tai o šiemet jau bus kitaip biški mažiau. Nėra ta baisi, ta balotė, ta prasme, viskas su juo gerai, bet... Kiti, žinai, sako, ta balotė vien dėl to nedalyvausiu, žinai, ten Lietuvos čempė nepatinka, ten ar dar maži karpiai, dar kažkas. Žodžiu. Bet žiūrėk, pasaulio čempė. Tu gaudai tokio pačio dydžio karpius. Ne, ta balotė. Tai to labiau, kad greičiausiai ir bus da pasaulio čempė, žinai, tai jo, tai... 26. Atrodo. 6. atrodo. Ten kai rašo, ten kelias šalis. Aš dabar Kroatija bus, ne? 24. 25. 2 metai išėlės, man atrodo, bus. Tai tada 6, tada bus Latvijai greičiausiai. Nes amerikiečių atsisakė, nes 25 norėjo Ameriką daryti ir ten iš karto kažką atsiuntė, kad nebus. O per 2 ežerus, man regis, Kroatijai bus. Tai čia, nu, nežinau, pusę žodžio girdėjau, tai kad bus per 2 ežerus ir tikriausiai, kad bus 2 zonos A, B, tarkim, vienam ir C, ten, tarkim, kitam. Toks irgi įdomus, nes paskutinis realiai variantas buvo, tai kai buvo Legas Anglijai pasaulio čempė, nes buvo ten, bijau sumeluoti, bet gal net 3 skirtingi ežerai, 3 skirtingas zonas, kažkas tokio tikrai buvo, nes tai čia kokie, nežinau, gal 20 metai pasaulio čempas, pats pirmas lietuvių ir va, tokių variantų, tai dabar bus Kroatijai, tai bus įdomu pažiūrėti. Dar nežinau pavadinimų, kokių žiūrų, čia reiktų klausti kapitono. Treniruotis bus sunku, nes turėsi ir tą paragauti, kaip pasakyti, žinai. Jo komanda yra, kaip sakyti, rimtų kapitonas. Vienas vienam, kitas kitam. Tai klausimas gal nedidelio atstumo tam. Jo, nežinau, tai šiaip įdomu. Arui turiu klausimą. Toksai yra sklanda mitas apie gemalus kanapių. Išduosi paslaptį. Visi, žinai, sako, širvė ten tokios baltus, kad tik suka kibire. Ta prasme, mes pačių kanapių kaip ir nebenaudojam, nežinau, jau 2 metai, man atrodo, pačių sieklų. Neapkraunam karpių, žodžiu. Neapkraunam karpių, kad jie nevargtų, nelukštentų, mes iš karto duodam išlukštentas. Tos viduriukus baltus. Jo. Tai, ta prasme, aš pats tais kai kuriais produktais ir paprekiauju, ta prasme, jų turiu, tai yra ten daug tų produktų, ne vien tik tais branduoliai, kurie tie balti yra, nes gemalas yra žalia, ta aplink siekla yra pati kaip kevalas, paskui žalia ta tokia gemalas jau čia bus, o branduolys jau tas baltas yra, tai tie branduoliai mes į PVA kartais dedam, dar kažkur ten jį gali, ta prasme, naudoti net salotom, jeigu nori pats, ta prasme. Jo, jis toks riebus yra, jo gal irgi per daug negali dėti, nes jis, kaip riešutas, jis kaloringas maistas. Jo. O kad pas mumis balta, tai yra tų, kadangi jie tai yra produktai, jie labai gerai, ta prasme, atiduoda į vandenį visą savo medžiagą, tai pas mus toks tas skystis tai kaip pienas ir yra, ta prasme, verdančių vandenių, kada užpili. Ne, verdančių vandenių užpili ir duodi subrinkti ir viskas, ir gali jau spombinti.
Bet jisai turi, ta prasme, tą riebalą iš karto leidžia vanduo irgi, ne? Tas verdantis vanduo ir išmuša tą riebalą, nes jos pačios iš savęs riebės, ten tos gemalus, kur tos negemalus brandolius, jeigu paliestum tu su rankom, tai ta ranka jau tokia vaškinė, o tai kibiriukų tai iš viso po varžybų net plauniam, mes tai ten jie baisus būna. Jie kaip sluoksnių tokie pasidengia. Ir jūs pakeitą, ta prasme, dėl to, kad tiesiog patogiau, ar kažkokį patikėjimą? Aš kaip sakau, aš jau visiems savo ten tiems pirkėjams ir viskam sakau, mes saulėgrąžų žmonės, nevalgom su lūkštais. Tai kodėl mes tam karpiui bandom duoti su lūkštu tą, kaip pasakyti, tą kanapę. Tai nežinau, aš galvoju, kad tą patį skonį daug daugiau paduodė, ryškesnį skonį paduodė paprasčiausiai. Jeigu nori dėl masės, tai gali daryti vien sėklas, bet jau ir tai stengiasi. Pats brandolys tai jisai sunkesnis yra. Bet... Turime kibiras to ir kibiras to jisai bus sunkesnis, ne? Tarkim, šlapia. Jo, jeigu šlapias bus sunkesnis. Jeigu tas, kur traiškitas, sakykime, jin lengvesnė yra, bet mes dažniausiai tą traiškitą ir naudojam. Yra gemalai, brandoliai ir šiek tiek seklytės pačios, tai naudojam šitą. Bet ta prasme, aš nematau didelę skirtumą, ten svarbiau gal, kad didėsi dar sauja gal proteiną, dar kažką, kad, to paskaninimo pačio, tos kanapės. Tai, o sėklų mes jau senai nenaudojam, kad jų virt nereikia. Nereikėtų. Jo. Greičiau. Tas pats. Jo. Tau nereikia greit patikišti. Ir dar gauni plius kvapo gauni kiekį. Tai verdam ir tigrinių paverdam, ir tos kanapės paverdam, ir kviečių paverdė. Seniau virdavom kukurūzus, dabar jau, ta prasme, naudojam irgi, bet juos jau paruoštus, kad nereikėtų vietoj virti. Gyvenasi žvejybai suprastinti iki negaliu. Ta prasme, tu turi ką veikti to žvejybai ir be virimo ten tų podų, tai yra ir koinės ryšiai, ir spombiniai, ir tuos paraštukus ruošies, tai dar nutraukia vieną kitą meškerę ar dar kažkas. Naktį mes mėgam dažniausiai, tai iš vakaro turi viskas suruošti. Jo, naktį mes labai gerai mėgam. Ne, dažniausiai mėgam, mes... Ta prasme, ar tu nemiegodamas nuo kėdės atsikelsi per tiek laiką? Aš išgultų per tiek pat laiko atsikeliu. Mes žinom komandų, kurios prasėdi ant kranto ir žiūri vandenį naktį. Ta prasme, jos laukia to kibimo. Mes nelaukiam, mes mėgam iš tikrųjų. Tai ta prasme, nes ten kiekvieną, ten tas pusę valandos ir 15 minučių pamiegoti yra labai svarbu. Permestat atsikeliu. Yra budilnikas, kas valandą sustatytas, valandą paskutiniai pašerimai, pavalgai, išsiplauni viską. Esam ir dažniausiai, kaip antrą, trečią parą, taigi dažniausiai jų nebeužmėgi, nes jeigu jau tau važiuoja, tu tik tais nueini, primerkia, kai viskas girdi per. Vien pagulėjim, nesidėjimas, o pagulėjimas, o būdavo, sakau, mes važiuos Arnoldis atsiguli, rankas už galvos, ir ten 15 minučių hi-hi-ha-ha, dar ten, šneki apie orą, tiesiog. Ir tu jau esi gerokai pailsėjęs. Sakau, kaip sakai, reikia per tą laiką dar būti susirišus viską, visas meškerės turėtų būti pasiruošusios, tai čia meškerų kiekis jūsų komandai. Pas mane 2 komplektai dabar yra, o pas Laura 3, ar ne? Pas mane 3. Bet visų nepakuoji. Ne, šiaip vežamės į varžybas, tai visas, bet... Vežamės visas, o pagal sąlygas oro. Jeigu pradedi nuo arti žvejų, tai pasiėmė minkštas, o tas būna paruoštas, bet jų nemetė, jeigu matai, kad reikia tolintis. Būna, kad vis tiek, ta prasme, vieną liniją dažniausiai nestatai visų meškerių, būna su ten 4 pasirašy. Toliau miestai, 4 minkštesnės, tai... Nes, tarkim, pirmas 80 metrų, antras jau 120, tai tu nemesi su 120, 80 arba su 820. Lauras, kadangi praėjęs per visas meškerės praktiškai, kokios yra rinkai, turi patarimų naujokams, kurie stebi mus kokių nors... Meškerių? Ta prasme, ne pačių brandų, bet kaip atsirinkti. Pavyzdžiui, žinau, kad pas tave... Čia pagal save tik tai. Aš iš tikrųjų pradėjau, Arūnas man
Tas geras, Aš pats neturėjau iš tikrųjų jokių meškerių, Arūnas vadavė pačias pirmas, ten iš viso nežinau, daivinės kažkokias, nu tai ten dvyliktukai, tai ten jo buvo, ta prasme. Parabulė minkšta visiškai. Man Tai... ten, ta prasme, nei ten metimui, tolimam, nu panašiai. Paskui jau, kai prasidėjo Lietuvos čempas, jau reikėjo metimo to, tai jis man davė Venusą antrą, ne? Pirmą Venusą ir sako, tu dabar šveisi. Sako, tu turi mest taip, kad įsivaizduotum, kad lūštų meškerę, žinai. Nu, tai aš ir tą meškerę, ta prasme, treniruotės, ten treniruodavus, mėtydavau. Sakau, sulaužyk, tai aš jam jau iš tikrųjų sakau, imk ir sulaužyk. Nu, ta prasme, nu, turi mest taip, kad, nu, tai būdavo ten meti. Ta švinuką 108 atsimenu įmesdavau, gal 109 net būdavo. Bet vien švinuką, žinai, tai ten boilius, viskas dėsis automatiškai 150 gerai bus, jeigu įmesi, žinai, su viskom. Ir viskas, paskui, ką aš galvoju, pirmas meškerės, kokias įsigijau, jaučiu orantus, ne? Bestijas, 3-5 ozo, žinai. Nu, tai dabar aš tas bestijas. Iki šiol turi dar? Turiu. Ir aš turiu, bet tos tokios, jeigu pultų kas nors, žinai. 3-5 ozo yra turbūt labiausiai čiausios universalumo. Jos kitesnės. Jo. Bet nes šiek tiek sunkios, sakykim, taip, kad jas paėmė. Man jau paskutinę parą, man krenta iš rankų, išlekia būna, kad paleidė, žinai, ta prasme, paukštį, vandenį, nu, ta prasme, jau nebenulaikai. Per sunkiai, kaip miškerė. Jeigu didelis, ta prasme, nu, intensyvumas žvejybų. Nu, kokias rytės pasiėmės? Puverairo pas tave, pas mane irgi. XTB kaip jos tam. Nu, šimankės. Pas mane tas basijas. Aš triumfus turiu dar. Daimas. Yra skirtumas tarp šimankės. Kuda X. Aš turėjau ten tas kuda, tai tos patekanamiškiausia buvo dabar tos, kaip kuda X biški geresnės yra, bet... Tai čia basė, kuri lengviausia, ten 404 ten gramai, ne? 400 ten. Bet, ta prasme, man ir su tom malonu gaudyti, aš kadangi, kuo tai yra basijos, tai susikomplektavau, kad gražiai atrodytų, sakykim taip, ir jie minkštesni yra, jie yra man daugiau žvejoti laisvalaikio zoną ir aš atsivežu... Jo, ir atsivežu tada, kada jau, ta prasme, įsidedu visada, bet žvejojam, kada ten iki 100 metrų, ne, ten ta žvejyba yra. Jeigu dažniausiai vėjukas pakyla dar kažkas, nu jau, tada jau reikia traukti. Pas tai irgi bestijos, tada pas Laura bestijos. Turiu bestijas jo, turiu dar TX9A. Čia su mandrų štuo, ne, rytės užsukimą jau, tas, nu kaip ultrų. Bet aš jas biškai patobulinęs esu. Ką žiedas įmetęs? Pirmą didį žiedą į ką žiedą pakeitęs, ta prasme, nes man būdavo nuo per didelio krūvio, per didelio, nu, tarkim, didesnę pavaškį, jeigu uždedi, ar priešinis vėjas, reikia daugiau jėgos, man būna užmesdavo. Į kilputę. Jo, kilpą. Tai pakeičiau tą problemą, išsisprendė. Ta nebuvo šimankės, tas pirmas žiedas jau lakas trūkęs, nes... Ne, netrūkęs nieko, man viskas... Tai žiūri pirmą žiedą, tas, kur lakas yra dažnai padarytas viršorio pačioj, tai žiūri jau pažiūrėti... Tai nieko, va, ir pačios smagiausias man turbūt tos TX9A dabar kokias turiu, triumfus turiu dar. Irgi 3-5 ozo, tai, nu, tai dabar bestijas padėjęs iš šono jau čia dažniausiai jau nebe, nes Arūnas turi bestijas. Jisai sunkesnis realiai už bestiją, ar ta prasme, ar tau gaunasi gal tada, kad balansas yra geresnis, nes bestijos yra kotas gana trumpia. Bestija, man atrodo, yra lengvesnė ta 3-5 LB, kur yra. Jo. O 3-5 oza akcija greitesnė yra triumfo. Jo, ta prasme, toks. Tai bet turiu ir impresyvą, ta prasme, nežinau, kaip kiti sako, man tas impresyvas, arba pas mane toks papuolės, ar kažką man jisai minkštesnis už tą triumfą. Jo, man minkštesnis už triumfą, tai aš... Lauras pasiėmė, einu šlangą pasiimsiu. Aš klausaus, ta prasme, kiti sako, dar kvotas, nenormalus, man jisai, aš pavyzdžiui, testus net metu su juo, žinai, ta prasme, su impresyvu, nes jisai toks, ką žinau, arba man papuolė toks... Padeda, žinai? Nežinau, man jis arba toks papuolė,
man škai šlangais, žinai, toks pasiėmė. Gal jam markiruotė, tiesiog netyčia nuo kito. Gali būti, žinai, nežinau, kodėl, bet va taip yra. Kokią paraboliką paėmė. Nes, kai sako, už triumfas minkštesnis, man kažkaip nežinau, man visiškai, tai sakau, kiekvienas žmogus turi pačiupinėti tą meškerę, metimus padaryti, kokį 20-30 metimų padarai, tu supranti, ta prasme, nes tą pasiėmė meškerę skirtingą, ten švinukais, skirtingų svoriais, turi išsitestuoti paprasčiausiai pats ir viskas. Jo, tu negali paimti 35 LB meškerės, uždėti 120 gramų plus PVA. Plus vėzda, koks nors, dar kažką, nu. Man nemeta 120, žinai, ten paliai vėja, tas vadinasi pravalas yra, žinai, jau perlinks ir baliončiką paleidžia. Čia kiekvienas. O spūdai kokie pasiūmės yra? Aš TX Ultra turiu tą. Kaip jisai toks yra domios gana akcijos. Vis lengvas pakankamai, man visai, ką žinau. Padeda jis, tą prasme, tau, jau tik padeda mes, ar reikia su juo padėti? Dėl padėjimo, tai gal nelabai. Nu, bet aš nežinau, aš su juo pagrindas mėtų, aš kažkokio kito net neįmu į rankas. Tu tai mėtai. Aš tą D2D turėjau, tai... Jeigu reikėdavo... Na jo, tai Lauras net neišlenkdavo ir man, ten tuo labiau, ten iš toli tik pažiūrėti, žinai. Jo. Tai tai baisiai buvo meškerė, tas baisus spūdas, o dabar, kada artimus atstumus, tai aš mėtydavau iš viso su Venusu pirmu, ten iki 120 metrų. Blemba, jis labai lengvai išlenkdavo, bet dabar jau suvariu visas meškerės. Matai, žinai, ta apkrova vis tiek didelė. Tai... Bet labai maloniai, tu nepavargsti su juo tada, žinai, nugarai lengva. Dabar tas naujos Midixus, ne? Jo. Tai visokių, kur, pavyzdžiui, Prancūzijai, ten, žinai, kad tik tai greičiau daugiau pašaro nuleisti, varžus dėdi, žinai, ta prasme, tai, o šiaip tai jo, Midixus kartais ir miniva, pavyzdžiui, reikia kartais, nu, kažkur midį, ta prasme, midį nenaudojam. Midį, ta prasme, nes, nu, kad mažiau vaidyto, žinai, kateliau jo. Tai ir... Mažai kas kreipia dėmesį. Nu, mes... Ypač labai jau girdisi. Nuo telkinių, kokiam telkinį kitam, gal kaip tik tas plakimas daug. Labai girdisi, kai žmogus neįmeta į klipsą, žinai, kai laržas ten, kai šitą, kaip su kvoku, pčak, tik taip pčak į vandenį, ir kai tu tą ting, tas toks, žinai, tas žmonių. Ir dar toks klausimas bendrinis. Kaip jūs jaučiat apie, mažai kas akcentuoja apie įmetimą klipsą? tą tikrą fainą tarai, kad tu paukšt ir įkintuosi, sako, neįmeti į klipsą, tai tada ką darai? Nu, turi įsitraukti tą šunelį. Turit kažkokį prietarą, reikia mest idealiai ir tą nuleist meškerę su klipsu ir... Nu, tu meluok dabar. Iš tikrųjų taip, priklauso aišku nuo dugno. Kietas dugnas, tai realiai tu gali nedamesti. Gali vis paleist balioną iš viršaus tokį. Jo, tai ten nukris ant kieto pagrindo ir viskas, ta prasme. Yra, aišku, kintuose sektorių, kur tu atrodo kietas dugnas, bet ten pramuši tą plūtą, tai ten vos bei ištrauki tą šviną iš viso. Nu, ta prasme, jeigu neįmeti į klipsą, jisai... Kaip kulka nelia, ta prasme. Iš viršaus pramuša tą vadinamą plūtos sluoksnį ir ten apačioj dumblas minkšta, žinai. Tai viskas tada būna, jau ten atrodo, kai kliuvinė tu įmetėsi, žinai, tai laikai, žinai, ten 10 sektorius. Bet dėl to tikslumo, kad į klipsą, tai mes klipsas, pas mumis dažnai jo net nebūna. Pas mumis žymekliai yra, tai tu ten su pirštu, kada spėjai pagauni, bet tai ten tas porą metrų atstumas, tai čia jis neatstumas. Šiaip labai neakcentuojamės to, čia esam taip, nemeluosiu. Kokias jaučiu 3-4 varžybas gal laimėjo iš visą net klipsą, bet tik kiek eina į viskas. Kada reikia, toli, va, pavyzdžiui, buvo varžybų, kad reikia laimėti atstumą prieš kaimyną, tai net jokių klipsų nebelieka, tada jau metai kiek susidėlioja taip, meškerę susistatai, žinai, kad kraštuose, tarkim, eglutę darai taip. Ir kraštuose dėdė dešinės pavaškės, viduriai mažesnės. Ir viskas, ir ne tik kiek eina, o ten 5 ar 10 metrų pirmin atgal niekas neįtakoja. Ir ta prasme, ten pastebėjom, kad
Kintuose kažkaip galvoju, gal net tas presingas nuo pašaro labai jaučia pati žuvis, tai jeigu ten kartais būna... Jūs dalyvavot kintų apie pašarą kobra varžybas? Ne. Mes top 5 ten, nedalyvaujam tokių, tengi top 5, man atrodo, tenais. Jos tokios nelabai varžybiškos, ten tokio poilsių. Nu, bet kaip man pakeitė kintų žuvies judėjimą, į požiūrį, į kobrą, Aš galvoju, kad nelabai, nes, ta prasme, daugiau vis tiek yra tų varžybų, kurios, su spombo gali šerti, tai ten... Kaip kintai tokie, žinai, visą savaitę, septynės dienas per savaitę ten žvejuojama yra, ką ten pakeisi. Vienas varžybos ten, nemanau, kad kažką ten gali pakeisti. Ar 2 varžybos per sezoną? Vienas ten, ar 2, tai ten... Ten vis tiek pastoviai, tai ten visokių tų mato, ta prasme, tų spombinimų ten savaitgalį, pavyzdžiui... Pažiūrėk, kiek su laivelį žvėjoja paprastom žvėjybom, tai ten, sakytum, į laivelius turėtų pradėti reaguoti. Kada, pavyzdžiui, savaitgalį ten atsistoka, girdi, ten didesnis presingas nei per varžybas, nes kas atsitinka, vienam sektoriui 2 žvėjai ir po kokias 3 ar 4 meškerės susiguldė. Tai čia, žinai... Paskutinį metu net gaunasi ir pigiau, da. Finansiškai varžybas. Jo, gali laimėti ar groti. Gali pasisekti, žinai. Normalų, nes, bet jeigu sumažėja sektorių šiek tiek, žinai, kad jau šiknos, sunkiai galimybę gauti. Kaip jeigu apie pinigus, tai nukeisti per Lietuvos čempionus. Lyginus finansiškai yra vienas pigiausių. Jeigu tu išversti juos į 3 etapus, pigus. Labai. Lyginus. Kalbant apie startinius. Apie startinius, nes pašarus naudoja geresnius ir, ta prasme, ir daugiau jų, tai, kokybiškesnių vis tiek tos varžybos gaunasi. Startinis mažai kas, tas startinis, žinai, tik tai dalis. Ne, tai Lazaršas groja didžiausią vaidmenį, kaip sakai, užtenka kartais 2 valandų žiūri, kad... Svarbiausia, kad tas startinis neatpurtytų naujų žvėjų jaunų. Tai aš galvoju, jis ir negali būti labai didelis, nes turėtų, kad motivacija nekristų, nes kiti gal finansiškai paprasčiausiai gali pakankamai geri žvėjai, bet jie nepatemti. Žinai, girdi, kad 3 komplektai, 2 komplektai, žinai, ir kad nori būti, iš tikrųjų, tai yra lašas, tam tikras procentas tai yra konkurencingumui. Kai tau nereikia sėdėti su 3 meškerėm ant stovo ir, žinai, 2 plyšusios ar 4 plyšusios, ar tu keiti valą rankytę, žinai, o ne bugnelį ten tiesiog užsidėjai naują su nauju valu. Na, žinai, tai konkurencingumas atranda iš to, tai čia kaip būtų gaila, bet šitą vietą yra piniginis aspektas. Bet iš jaunimo, aš nekant pusės, savo kraštuos, jūs abu Šiaulių, yra, jaučia to tokio, kad kažkas užklausė jaunimas, ar kažkas, ar mato dvejojančią, ta prasme, kažkokio padėti. Mes mažai žvėjujam tuose, ta prasme, laukiniuose, kad matytume. Aš manau. Bet yra tų jaunimo iš tikrųjų, kas pas mane iš klientų, kas perka ten tas ar kanapės ar kas, tai daug. Ir duodu savo numerį, kad paskambėtų, nes ten susirašinėti, neprisirašysi per tą messengerį ir ką. Tai pabendrauja ir po pusvalandį visai, per po valandą būna, kad kartais pasišneki, tai yra. Kaip ten. Laiko trūksta? Sunku pasakyti, vis tiek čia ta prasme, tai va, arba turtingų tėvelių trūksta, žinai, arba laiko, kad jie patys atsistotų ant kojų, kad galėtų savo tą leisti, nes, vis kainuoja viskas. Palei 40, turbūt, gal nebus kiam. Karpininkų. 3-5 Lietuvos čempionatą. Panašiai jaučiu, bus 3-5-40. Tai reiškia, yra gana... Bet dabargi čempionatas, 2-3, kur buvo, tai buvo jau dabar porą naujų komandų jaunesnių. Mes nesurenkam rinktinę 20. 21 ar 22 dabar buvo, kur bus balotai. 20. U20. Iki jaunimo? Iki 22. Ai, nežinau. Ir mes nesurenkam rinktinės. Matai, čia pinigai, ta prasme, vis tiek groja. Žinai, tai iš manęs vienas jaunuolis, o mūsų tas, kurie važiavo net nuo 16 metų,
Tai sakau, registruokis tik tais, ten įrangą visą duosim. Ir tu tik tais, nes realiai čia balotė, tai yra, nors turbūt gali būti vienas paskutinių šansų jaunimui. Jo. Nes kas juokingiausia, kad Latvijoje, tai pas juos bus normalus čempionatas jaunimo, kad patektų į pasaulio čempą. Tai tada mūsų Latvijai mažesni, vis kažkaip turi daugiau... Turtingesni gal? Kažkaip, žinai, pažiūrim... Gal rėmėjų, gal kažkaip ten... Gali būti, kad vaikai gal. Gali būti vaikai, ta prasme, mano irgi auga 16 metų, bet dar jam, žinai, tai... Bet ar jam rūpi? Rūpi, jis važiuoja, ta prasme, yra buvęs varžybose ne vienuose su manim. Ir šiaip prie ežero pastoviai, žinai, žvejyba patinka jau konkrečiai, tai manau, kad gal kažkaip vieną komplektą padovanosi. Iš tikrųjų, tu jau galėtum ir leisti tą patį čempionatą. Nuo 16? Nesvarbu, kokio amžių, bet sakykime su įranga. Na jo. Atkrenta. Aišku, to, žinai, reikia su įranga, taip, bet dar reikia ir užmetimo turėti ir tą visą kitą. Nu, reikia, žinai, ta prasme praktikos, paprasčiausiai ten porą metų kokį. Žinai, kaip Lietuvos čempionatai yra, tu negali vežtis, ta prasme, kad jis ten stovės už nugaro, žinai. Mes tų varžybų iš tikrųjų sumažinę esam. Tu komercinių tokių kintuose šiemet gal daugiau, bet aišku, pernai. Be kintų nelabai, nekur. Tai aš tai dalyvaudavau. Aš iš tikrųjų prieš ten gal 21 metais, tai iš viso gal per metus kokį 12 varžybų. Aš norėjau pasiekti, išsiaiškinti visus klausimus, kurie man, žinai, ta prasme, daug iš tikrųjų, stengiausi ir bero varyti ir pasimdavau šeimyną, kemperių įsikabinom, kad ir į Vabalį važiavom, ten kelis kartus, žinai, vieni, tai jo. Kaip kitą discipliną. Jo, tai va, ir toks man daug klausimų turėjau, žinai, ta prasme, išsisprendė man, atsakymus gavau, žinai, ta prasme, kur kaip ką daryti, žinai. Vienas esi, tai žinai, nėra sakau pasitarti. Jo, vienas spręsti klausimus. Naktį atsistoju, žmonai... Ant ko geriau kirsti? Žmona naktį kemperį miega, aš telefoną pasiėmęs, majaką numetu, kad atbėgtų, žinai, su balotnikais atbėga pasiemti žuvį, žinai, nes tam, tai prasme, reikėdavo tome... Tai kai vienas žvėja labai gerai už pasakymą. Jo. Dirbi. Viską, ta prasme, taip. Šeri vienas ir niekas tau... Niekas nesuriša pavaškių. Viską pats turi padaryti, jo. Aišku, kartais... Ar dažnai matau į sodybą, neturbūt turi prie vandens priežiūrą. Tenais, namų stadionas. Jo, ten netgi tai būna, kad į savaitę po 4-5 kartų žvejų, nes aš, ta prasme, net nesinešu visos įrangas. 2 meškerės pasiguldai, jau tų paruoštukų būna paruošta, ta prasme. Nuo varžybų likęs. Dažnai būna taip, jo, paprasčiausiai matai, kas tau nevažiuoja, tu nebenaudoji tų, o laukiniai baloji, tai vis tiek, jinai sueina viskas. Aras gali pasakyti, žinai, kai sako, laukinėme ežere plaukė 20 kartų ir juos sunkiau pagauti. Jos yra lengviau pagauti, aš tau galiu pasakyti. Kai tik bilę paduok pašarą. Taip, ta prasme, jeigu nėra konkurencijos, tai tu esi vienas, kuris gaudai. Tai bet kokiu atveju laukinį pagauti tą karpį, jisai sureaguosi tavo pašarą. Įsivaizduok brašką. Jo. Vadinamas, žinai, čia labai anti gaunasi, ten tik paduok padlyvą, papilk, kad tik kažkuo toliau pakviestų. Varžybose ten tik net neįmi to buteliuką. Mes turėdavom tokiais, gal 12 skonių visokių, žinai, tai būdavo, iš tuose neoriginaliuose buteliukose. Bijodavot, ką nenužiūrėta? Tai tas būdavo 1, 2, 3 ir žašai. Trečią paduok, ne? Jo, trečią paduok, tada pasimirkai. Kaip tikrim, tu net nepilsi pašarą, pasimirkai pavašką, prasimeti, pasėdi. Rezultatas lygus 0, tą kiberą su tais metimonu ir vėl laimingas galvoji, kad esi pastrykęs, kad kažkoks laimingas krystalas bus ar kažkoks laimingas boilis.
tas, jeigu nubėgti apie bolius Renatas, jūsų šviežiais bolius, nes jisai šiaip suka bolius Renatas. Suka, naudojam. Naudojamės. Su šviežiausia, ne? Ne, jis ir turi ir tarpukus, ir Bet turiu minį varžybus, jūs važiuojat su šviežiaku. Jo. Kaip manot, kokia, kokią turit svertą? Sako, kiti, jeigu kimba, tai kimba ir ant... Mes niekada nevažiuojam su vienais boiliais, ta prasme, turim visada ir Renato bent 2 tarpukai, netarpukai, ne, ten nušaldyti ir tarpukai. Turim iš kai kurių varžybų, su kuriuom mums, ta prasme, suėjo, pakibo, kad visą laiką turėti išbandymui. Šiais metais... Vežamės daug tų boilių, kartais būna... Šiais metais Aiki Baits padės, ta prasme, su boiliais mums, tai net pavadinimą pasikeitėm, nes norim iš tikrųjų... Norim pabendradarbiauti, tai kadangi ta produkcija irgi mums visai tiko, tai ta prasme galvojam visą laiką, kuo daugiau tu turi, tik tai reikia atsirinkti. Ką mest, ta prasme, bet turėti kuo daugiau ten tų pabandymo variantų. Tai manai, kad su pakelinė nevažiuoja. Kur sako, man nėra skirtumų, ar paimtum tą patį, nežinau. Tai bet yra... Man nėra skirtumų, ar aš pasirena pasiėmę tipo šviežiaką, žinau, taip, nesuktą. Ar pakelį. Bet yra buvę mums varžybų, kad mes laimėm, ta prasme, iš vis, iš oro. Norim išsivalyti tašės, likučius. Jau čia 10 ruošių boilių esam sumetę. Ir laimėję varžybos. Ir va tokius, kokius turi, išsitraukė, va taip, net nežiūrėdams, dėžį įkiši ranką, koks maišiukas įsitraukė, ir sumetė, žinai. Ta prasme, ir tada, va, kaip pasakau, kad pusę tonos uždėjom jaučiu viršaus ten. Jo, tada valėmės likučius. Valėmės, meti bet ką ir važiuojant bet ko, žodžiu. Yra visai buvę, žinai. Tada, kai Lietuvos čempių bijotum vieną boilę netyčia, tai mes kitą. Ir sako, sugadinsi, ten buvo 2 metų senumai, 3 jaučiu metų senumai papelyjusių, net buvo tada kažkokių naudojam, kur, ne papelyje, ten išmuša tokia balta druska ar kažką ten. Cukrus ar druska. Tai jau turėjome tokių vos ne visą tašę. Ta prasme, tikrai tokių nemestam, žinai, ta prasme, toks. Bet žinai, iš tikrųjų, toks jam tik būna paradoksalu, nes šiaip tu tam pačiam dalykinį, tu čempė. Bet tai ką, reiškia, čempė visi suvažiuoja su pašarais. Taip. Bet ir varžybų svoris visai kitoks, ta prasme, tu bijai kažką sugadinti varžybas, ta prasme, su belenku, o kada važiuoji vos ne į treniruotę, kaip kintų taurė, tai tu gali savo duoti, surizikuoti tom varžybom. Čia matai. Pabandysi pramest kažkokį svetimą bailiuką Lietuvos čempą. Čia kintų taurė, tai žinai, praloši ir praloši, o čia Lietuvos čempas vieną. Pralošiai 5 ar... ir viskas, ir žiūrėk, kad jau galutiniam rezultatą tam kažkur palikęs gale. Vienam 5, kitam 5 pasiėmė, trečiam sektorių blogai įsitraukė, dar kas nors viskas. Šiaip, kaip būtų sektorius ir kaimynai, daug ką lemia. Daug. Tik pat kiek darbas, sakykime, dar 40%. Nes pasiimbiškis silpnesnį kaimyną. Žinai, kartais reikia pasižiūrėti, kaip yra komandos, pavyzdžiui, kurios gerai, tikrai gerai, pažiūrė jų kaimynus. Ir tada supranti, kad, supranti, dėl ko jie lyderiauja, kaip sakėjau, žinai, kad... Tai taip, ten, pavyzdžiui, mes tada irgi gaudėm 30 sektorių, tai ten kaimynų neturi, žinai, paleidimas, ten pirmas atsistoja, pirmas pasiekė tą žuvį, žinai, tai be konkurencijos, tai gali ir mesti boilius, kokius nori, tada žinai, ką nori tokius, supelyjusius adaką nors. 29 kovoja dėl 100 kg karpių esančiojo, pas tave 8 tonos, tai žinai, karpių akvatorijoje, tai natūraliai atranka. Va, pasiklausys žmonės, atsiveš 10 rūšių ir vieną liniją atsistoja su kažkom, žinai, tai bus viskas. O gal ir pais. Jo, tu žiūrė bandyti, tu turi patirti viską. Bet sakau, esam, ta prasme, tikrai. Turi, pavyzdžiui, kokių tabų? Nežinau. Turim. Griniai riešutai prieš tai vandenį 10 valandų. Apie boilius tai ne, bet turim šiaip meškerių niekada nestatom.
per šį čiampą, ne, Prancūzijai, Saulius atėjo, už galvos susigrėbė, sako, jūs vieninteliai, kurie meškerių galus leidžiate vandenį, žinai, paprasme. Niekada nestatom meškerių, ta prasme, nes... Nekeliam, ta prasme, kad valas šilptų. Arba aukštai, švilpia tie valai, aš neįsivaizduoju, kaip tai čia tabu, niekada negali taip daryti. Tai, yra kažkokių tokių, bet čia, čia mūsų. Kiti sako, ten, lygiai taip pat, sako, jums per akmenis nupjau, žinai, ten vala buvo, aišku, ten užsikabino. Bet jeigu tu gauni 5 kibimais daugiau, tai ten tas, kad vienas nusipjaunam, tai... Ir tos visokius schodus irgi nelabai reaguojam, nes kada žuvis sukasi, bet ir neaktyvi yra, kartais būna maslo, netitaikai dar kažką, tai ta žuvis, ta prasme, būna, kai jinai atrodo išlėkia, bet ten net labą dieną, net ne už burnos, užsikabinę, žinai, kur nors ar čia, ten už peleko, žinai, ta prasme, tas schodas po schodo, tai paskui ieškai sprendimu, bet tu džiaugies, kad ta žuvis yra ten, žinai, ta prasme, kad tu realiai pašarai tinka, dar kažkas. Ten būna, ateina momentas, tikrai būna juodos valandos, kai sakau, ta prasme, tu daryk, ką tu nori, ta prasme, vienas po kitas chodai, tai Prancūzijoje irgi tada visi už galvos atsiėmė, Saulis sako, nesnervuokit, sako, viskas gerai, apsisakė, eina toliau, met ir viskas, dirbam toliau, žinai, Iš 4 vienas, žinai, pasaulio čempionų, atrodo, tragedija kažkokia, žinai. Tai taip, ten toks atrodo viskas jau. Palūšti pats, jau jėgos apleidžia, žinai, atrodo meti, nebeda meti, nervą ima. Čia kai būna po 12 valandų nekibos vieną pagauni, tai atrodo kaip energizerį, žinai, užsukęs. Tai man irgi lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai toliau gaudom, žinai, aš Arūnos stengiasi, dažniausiai traukti Arūnos, man jau kada jau jaučiu, žinai, reikia metimo, nebeda metu, su Arūnai daug man vieną žuvį ištraukia, žinai, jau, žinai, ta eina normaliai. Pasitolini iš karto 10 metrų mažiausiai. Da. Adrenalino. Mandra sistema ar klasikinė? Paprasta. Mes viską esam stengiamės, viską daryti kuo paprasčiau. Kada prisižiūri ten tų visokių žiedelių, gumelių, ten to klasikinė graštelių, čia kosmosas kažkoks. Ta prasme, kiekvienas turi atsirinkti pagal save. Tai jeigu kažkas gaudės ten su kažkokiu super grašteliu, boiliu užkabinam ar dar kažką, tai tegul gauda. Ta prasme, čia kiekvienas pats turi atrasti tą dalyką. Mes tai kuo paprasčiau viską. Nes ir kartais reikia to greičio, žinai, ten, jeigu tu ten kažkokį ten paraštuką turėsi ruošti ten kokias 5 minutės, tai kas ten tada bus, tai čia jau, žinai. Bet tai, žaidžiate ilgius už topik visą, ne? Jo, ta prasme, iš karto pasiruoši pavadėlių, prisirišęs atvažiuoji, tik tai... Kitai dalykai, žinai, kur važiuoji. Žinai, ko tą reikia. Ne, tai, bet tie patys skintai, jie turi dumblo sluoksnį vienokį ir kitokį sektoriai, ne, tai ten tos mes turim nedabaigtus pavadėlius ir kokį jau reikia dasirišti tą. Jo, tai visą laiką ir tas pats ir balotį porą metimų užmetė, jau žinai, ko tau reikia. Reaguojate tą, kad didelis žuvai. Yra jau tiesa, su tokiais dydžio pradžiūrėjo. 6-8. Mes pagrindas, tu prasme. 6-8, o daugiau didesnių mes nededam, mažesnių irgi nededam. Čia... Kažkaip Vengrijoje, man atrodo, žinai, kada buvo ten 26 boilis ar 28 boilis. Ir dar popikas, tai tada dėjau, atrodo, 4 kablį, žinai. Nes, toks, kur tu ten taip vizualiai pasiėmis to 8-ukų, ten... Čia labai priklauso, žiūrėjau. Kaime žiūrėjau, tai aš einu su antrą. Nes tu antrą didį, nes tu 24 plus 16 popiką, nesuki galvos. Antras kimba ir 3 kilo iškimba puikiai. Jo. Čia reikia suprast, kur tu žiūrėjai. Jeigu tu žiūrėjai su tenais, kur vyksta konkurencija dėl kiekvieno kasnio, ir tu turai kintus, kur tas karpis jau su, žinai, Einšteino plakatu plaukėja, kur, šitą neįvykti, čia kavalys. Stoperiukas nuo tos spalvos, žiūrėjau. Ant geltono popika, ne geltono popika. Yra kažkoks prietaras. Nors, kaip sakot, prietaras yra, kad nededa tų, bet, pavyzdžiui, kažkokio, nežinau, ten
ritualas, ką daryti prieš varžybas. Yra. Burtų trūkime. Visada metam Monetą? 2 eurus. Kas atspėja, tas traukia sektorių, kas neatspėja, tas traukia liškumą. Bet dabar gerai, ne visai važiuoja, keli metai, ta prasme, Jo, 2 visai... metai išėlės. Neblogai visai atspėja. Pradės daug kas mėtyti. Visi atsistoja. Tai kažkaip, nu taip. Tokių turim. Kadangi nieks neuždavė klausimų, čia aišku, mes paskutinę akimirką gerai. Tai tokį greitą padarysim Lice jum klausimais ir toksai greitas. Nu, čia greitai. Daug kas, žinot, kaip yra tas feng shui, ne? Nu, tipo, maikė specialias, viskas. Bet aš pasigendu Lietuvoje vieną dalyką. Tai va, kokia geriausia avalynė? Kroksai. Kroksai. Greičiausiai, kaip sakant, greičiausiai iššokama į juos. Kaip įsivaizduojate, ta prasme, kas gali būti po 5 metų? Ką turit viziją? Tolimi metimai, nueis toliau, net toliau, va, toksai greitas. Čia iš vis Lietuvos mastu? Lietuvos, sakykime, papamėsiu karfishing. Nes prieš 5 metus, kad kažkai žvejos stabiliai 100-107, prieš 5 buvo panašiai, bet seniau tai ten 120 normaliai žiūrėt buvo sėkmybė. Nu, tai atstumai faktas, kad kažkiek dar padidės, gal atsiras naujų, ta prasme, tų sportininkų. Tai automatiškai konkurencija atsiras didesnė. Tai atstumai. Bet čia ne faktas, kad ten turi bėgti į priekį. Tai jeigu matai, kad... Aš atstumą paminėjau kaip vieną. Bet aš sakai, man, jaunimą daugiau, nes, nu... Tai metų iš tikrųjų buvo gana daug jaunimo. Jaunimas pakeis visą tą, manau, visą tą vadinamą karpėjimą. Mes ką būsim jau arti. Kokią tiesą esat įsikalę viens, pats savo, ko nepripažįsta kitas? Tarkim, Lauras įsikalęs kažką, Aras galvoja, Dievą darai. Yra toks tai? Kad nelabai jaučiu, nežinau. Na tai, tu Laura išsiauginai pagal save, tai toks gaunasi, kad... Ne, bet būna, jis priešinasi, ta prasme, aš sakau, tu palaukęs, man, žinai, palauk, aš aišku darau kartais. Mes jeigu labai tikim tą, ką, ta prasme, kaip tu sakai, kad, pabandyt, mes visą laiką bandom, nebūna taip, kad nebandom, davai, žinai, jeigu viens kitą jau užėdė, davai, ten, bet nereik ten valandas jėsti, matai, kad nevažiuoja arba dar kažkas, bandom, mes visą laiką. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, vienas iš jūsų pusę valandas nekimba, jau davai traukiam meškeres. Ne, tai būna, kad taip traukiam, davai darom kažką, bet, Keičiam. Ne, ta prasme to, ne, mes kitaip biški taktiškai sužaidžiam. Arą žinom, kokia asmenybė įkvepia, tai Remigijus, Laurai tave, kas į... Ta prasme, turi tokį žmogų, kurį pažiūri ten YouTube, dar kažkur, kad... Jo, žiūriu, ta prasme, tai aišku, nuo Arūno, sakau, Arūno, kaip pradėti karpiauti, sakant, visų pirma pažiūrėk visas dalis. ABC. ABC, tai ABC pažiūrėjau, iš tikrųjų taip įdomiai ten, žinai, ten per tą kamerą, ten tuos visokius staperiukus, ten tuos mezgiukus rišti, man buvo kosmosas, atsimenu, aštunkės nemokėjau surišti, paskui pas Arūną prie prūdą, jis mane mokino, žinai. Su vašeliu, tai aš tada, su adata. Pažiūriu, ta prasme, tų YouTube'ų, kad ir va, ir pažiūriu, ir Anmarą, ta prasme. Belia kokį video pažiūrėjus, tu gauni kokį 10-15%, ta prasme... Apmąstymą savo tokią... Jo, tu tokios naudingas informacijos. Bet tai tu gerai, tai gerai, kad pagalvoji, žinai. Koksai yra lifehackas numeris 1 jums žvejybai? Tarkim, kokį supatat, pavyzdžiui, pasidaryti paruoštukus, tarkim, jūsų sistemėlę begalinę, bet tokią, kuriuo važiuoji, žinai, kad tu toksai kaip, ne koziris, bet tu, kurį vis laik kartoji. Mūsų startas, ta prasme, mes nesistengiam niekada užsirauti, žinai, į priekį.
Nu, žinai, kaip kiti kaimynai iš karto atsimarkeravo ten 100 kem kokį ir į priekį. Mes... Mūsų iš viso jaučiu pirmų metimai būna 60-40 metrų. Iš viso, ta prasme, visi meta, o mes metam po kojom. Nu, ir pirmuosius. pabiški tada. Nu, tokį. Nežinau. Atsitaktinis. Gerai. Turit mėgstamiausią žuklės įrankių gaminti? Nesvarbu, ten Foxas. Tai, Laura, jaučiu Šimankė, nes viską pas mane Daivas jaučiu. O iš steklo, nu, ta prasme, iš palapinės viso inventoriaus. Trakerį. Viską naudojam realiai, nes nėra taip, kad vieno turėtų būti. Nes kiekvienas gamintojas turi kažkokį gerą produktą, pavyzdžiui, tokį. Ten kokius plasmasiukus, ne, Foxas gamina, ten tos maželiukus visokius geresnius, ne, ten dar kažkas, tai kiekvieną atsirinkė daugmaž, bet kad ten būtent vieno, tai tikrai ne. Ten kiti, kaip vien kordos, tarkim, mane yra, tai ne, pas mus ten visus brandus rasi palapiniai. Na, nes kiti būna tik tai ant Foxą. Ne, tai pas mus, ta prasme, kadangi adatų labai daug sueina, dar kažko, tai iš viso, daug įrankių yra, ten no-name'ų, ten kur adatos po 90 centų, tai kainuoja, ką man Foxą imti ten 5 pemane, kaip pavyzdys, tai nes jų tu daug sulaužai, pas mumis... Aš nežinau, ant stalo starte būna 5 adatos, jų gali pasipildai dar 2, nes, nu, išsimėto kažkur. Tai Kiti buvo. Lietaus rūbai. Aqua. Jo. Čia tu mums parodai, kaip yra gerai su Aqua. Kol neišskalbė gerai. Kol neišskalbė. Ne, nu tai išskalbė visus. Bet, ta prasme, Aqua geriau laiko, pažiūrėjau, negu neša, nes Arnoldis turi nešą. Tai jisai nupirka nešą, jisai jam įkalbėjo. Nežinau, mes tavį pamatėm prieš 2-3 metus su Aqua, tai ta prasme patys Bet nusipirkom šiemet reikės atsinaujinti, nes išskalbė vieną kartą, tai Prancūzijai buvo taip kiauri visas. Arba jie reikia su nano kažkokį ten padengti, žinau. Impregnavimą, ne? Jo. Nu, Aquas maninė tokie visai labiausiai turbūt. Kvėpuoja, neprakaituoja po jais, Jinai gerai limpa, iš tikrųjų, pagal sudėjimus. Tik tai nemažinti. Atsimenu, gal aš esu. Nu, vis tiek ant rūbų daugiau dėdėsi. Iš klausimų paskutinis dar toksai juokingiausias įvykis. Žukliai. Kur dar iki šiol atsimenat ir viens kitą Koks buvo? Tokį sakyt, Ai, buvo. Buvo per Kintų taurę, su Arūnu žvejojom, jau čia gal 3 para, žinai. Pagavom karpį tokį, žiauną nuplėštą, žinai, tie plaučiai matosi, žinai. Ir Adomui skambinom, žinai, sakom, kažkaip dėti maišai, žinai, kad, nežūtų, žinai, jisai. Tai sakom, Adomas, jūs jį pasverkit, viską filmuokit, sako, žinai, ta prasme, pasverkit, sako, ir paleiskit, žinai. Tai Arūnas išmato paleidinėja, aš pūks paspaudžiu, sakau, dabar tik pradėjau filmuoti. Sakau, dabar tik pradėjau filmuoti. Tai čia iš tą vairą, žinai, kai sako, reikia nufotkinti, blemba, visą laiką filmavau, tai, ja. Ir ten dar kapuojamės dėl vietos, man atrodo. Jo, buvo, ir sakom, dabar, jeigu tas karpės mums nulems, žinai, tai irgi bus. Gavosi, kad tu net neužsiskaitė, ne? Aš nebeatsimenu, kaip ten buvo, bet gerai, ten tos varžybos baigės gerai. Laimėjomės tas varžybas tada, bet sakau, buvo toks. Ir žiūriu, aš Arūną. Jis mato, kaip podėka nuplaukė, tada tik tai čiaukšt, žinai. Einam prie pabaigos 2024 kažkaip planai, varžybos suplanuotas. Tai Lietuvos čempas, kaip suprantu? Lietuvos, visos Kintų ir... Kintų bus kiek, 5? Ne, mes nedalyvaujam spalio mėnesį top 5. Aišku, viską gali pakoreguoti, žinai, mūsų tas, jeigu, tarkim, Jo, jeigu matysim, kad viskas gerai eina, žinai, tada... Ten, tarkim, iš po 2 etapų jau matysi, žinai, plius minus savo situaciją, kokiai tu gali būti, žinai. Taip, Lietuvos čempas. Ir Aiki Baits dar užsirašėm, žinai. Dar savaitę yra, žinai. Aišku, gali būti kartais, žiūri, net nėra ką veikti tą savaitgalį, nėra suplanuota kažko ir žiūrime tą kokią atsilaisvina vieta, žinai, tai arba koks kolega pakviečia, žinai, kartais va ten. Jo, tokia greita sesija. Pabaigai tradiciškai, kaip ir pernai metais, Krante LT
dovanoja ir mūsų podcastas dovanoja jums PB podelius, tai turbūt, kad susitiksim kažkada ir pagersim kavos iš jų, o jūs, mėly žiūrovai, laikinkit, subscribinkit, contribui ir susitiksim ant kranto. Ir žinoma, kituose podcastuose. Visą gerą. Ačiū viso. Iki.